Šviliuke sustokite ir pagalvokite apie tai, kas vyksta jūsų kūne šią akimirką. Jūsų širdis plaka, kraujas teka venomis, neuronai siunčia elektrinius impulsus. Bet yra dar kažkas. Kažkas, ko jūs niekada nejaučiate, nors tai vyksta kiekviename jūsų kūno atome. Šią sekundę, kai skaitote šiuos žodžius, pro jūs praeina gravitacinės bangos, erdvėlaikio audinio virpesiai atkeliavę iš milijardų šviesmečio atstumo. Jos tempia ir suspaudžia kiekvieną jūsų kūno atomą, bet tokiu neįtikėtinai mažu mastu, kad jūsų ūgis keičiasi mažiau nei 1 protono branduolio 10,000 dalimi. Jūs esate nematomas instrumentas, kuriuo groja visata. Ir tik 2015 metais, rugsėjo 14 dieną, žmonija pirmą kartą išgirdo šią kosminę simfoniją. Ta dieną Luizianos pelkėse ir Vašingtono valstijos dykumose 2 milžiniški detektoriai užfiksavo signalą, kuris truko vos 4 sekundės. Šis signalas atkeliavo 1 milijardo 300 milijonų metų. Jis prasidėjo, kai 2 juodosios skylės, viena 36, kita 29 saulių masės, pradėjo savo paskutinį šokį prieš susiliesdamos į vieną. Per tą trumpą akimirką jos išspindulavo daugiau energijos nei visos matomos visatos žvaigždės kartu. Bet ne šviesos pavidalu, ne radio bangomis, ne jokia elektromagnetinė spinduliuotė. Jos išspindulavo pačios erdvės virpesius. Įsivaizduokite, kad stovite prie ramaus ežero ankstyvą rytą. Vanduo tobulai ramus, atspindi dangų kaip veidrodis. Staiga kažkas meta akmenį į vandenį už horizonto, taip toli, kad jūs nematote nei akmens, nei purslų. Bet po kelių minučių jūs pamatote. Pirmiausia, vos pastebimas virptelėjimas, paskui aiškesnės bangas, kurios pasiekia jūsų krantą. Dabar įsivaizduokite, kad tas ežeras yra ne vanduo, o pati erdvė. Ir tas akmuo, ne akmuo, o 2 juodosios skylės, kurių kiekviena sveria daugiau nei 30 saulių. Ir tos bangos keliauja ne per vandenį, o per patį erdvėlaikio audinį, iš kurio susideda visata. Štai ką aptiko LIGO, lazerinė gravitacinių bangų observatorija. Bet kad suprastume, kokia neįtikėtina tai buvo, turime suprasti, ką iš tikrųjų reiškia aptikti erdvėlaikio virpesius. Mes kalbame apie matavimą, kuris yra milijonų kartų tikslesnis už plaukų storio matavimą. Įsivaizduokite, kad bandote išmatuoti atstumą iki artimiausios žvaigždės, 4 šviesmečių, su tikslumu iki 1 plaukelio pločio. Tai vis tiek būtų milijoną kartų lengviau nei tai, ką padarė LIGO. Kaip tai įmanoma? Kaip galima išmatuoti kažką tokio mažo, kad tai prieštarauja bet kokiai intuicijai? Ir svarbiausia, kodėl tai visiškai pakeičia mūsų supratimą apie tai, kas yra erdvė ir laikas. Pradėkime nuo to, kas yra gravitacinės bangos. 1915 metais Albertas Einšteinas paskelbė bendrąją reliatyvumo teoriją. Matematinį aprašymą, kuris visiškai pakeitė mūsų supratimą apie gravitaciją. Iki tol, nuo Isako Niutono laikų, gravitacija buvo suprantama kaip jėga, kažkas, kas veikia per atstumą, traukia objektus vienas prie kito. Bet Einšteinas pasiūlė radikaliai kitokią viziją. Jis pasakė, gravitacija nėra jėga. Gravitacija yra erdvės ir laiko kreivumas. Įsivaizduokite tampų guminį paklodę, įtemptą horizontaliai. Dabar padėkite ant jo sunkų rutulį, tarkim kėglio kamuolį. Paklodė įlinksta, sukurdama duburį. Dabar paleiskite mažą stiklinį rutuliuką šalia to duburio. Kas nutiks? Rutuliukas pradės ridinėtis link duburio, ne todėl, kad kamuolys jį traukia, o todėl, kad pati paklodės geometrija pasikeitė. Rutuliukas tiesiog seka kreivę, kurią sukūrė sunkesnis objektas. Būtent taip, pagal Einšteiną, veikia gravitacija. Saulė netraukia Žemės jokia mistinė jėga. Vietoj to, Saulės masė išlenkia erdvėlaikį aplink save, o Žemė tiesiog juda palei tą kreivę, tarsi rutuliukas ant įlinkusios paklodės. Tai nėra metafora, tai yra tikroji gravitacijos prigimtis. Erdvė ir laikas nėra tuščia scena, kurioje vyksta įvykiai. Jie yra dinaminė, lanksti struktūra, kurią gali išlenkti, ištempti ir suspausti masę ir energiją. Bet Einšteino lygtys numatė dar kažką. Jos numatė, kad jei masyvus objektas staiga pajuda, ypač jei 2 masyvūs objektai sukasi vienas aplink kitą vis greičiau ir greičiau, jie sukurs bangų erdvėlaikyje, panašiai kaip judantis laivas sukuria bangas vandenyje. Šios bangos sklinda šviesos greičiu, nešdamos informaciją apie įvykį, kuris jas sukūrė.
Einšteinas apskaičiavo, kad tokios bangos turėtų egzistuoti, bet jis taip pat apskaičiavo, kad jos būtų tokios silpnos, jog jų niekada nebus įmanoma aptikti. Jis rašė kolegai: gravitacinės bangos neabejotinai egzistuoja, bet jų intensyvumas yra toks mažas, kad aš nematau jokios galimybės jas eksperimentiškai patvirtinti. Einšteinas klydo, bet suprantamai klydo. Kad suprastume, kodėl jis taip manė, turime suvokti, kokie neįtikėtinai maži yra gravitacinių bangų efektai. Kai gravitacinė banga praeina pro objektą, ji tempia erdvę viena kryptimi ir suspaudžia kita. Bet kiek? Kai dvi juodosios skylės susilieja milijardo šviesmečio atstumu ir išspinduliuoja energiją prilygstančią 3 saulių masėms, paversdamos ją grynais erdvės virpesiais, kai ši banga pasiekia Žemę, ji pakeičia 4 km ilgio objekto ilgį maždaug 1 protono branduolio 10,000 dalimi. 1 protono branduolio 10,000 dalimi. Įsivaizduokite, kad turite liniuotę, kuri tęsiasi nuo Žemės iki artimiausios žvaigždės – 4 šviesmečius arba 38 trilijonus kilometrų. Gravitacinė banga pakeistų šį atstumą maždaug 1 plaukelio pločiu. Tai yra santykis, kurį LIGO turi išmatuoti. Tai yra tikslumas, kuris atrodo neįmanomas. Ir vis dėlto, 1970 metais grupė fizikų vadovaujama Rainerio Weiso iš Masačusetso technologijos instituto, Kipo Thorno ir Ronaldo Drevero iš Kalifornijos technologijos instituto pradėjo projektuoti mašiną, kuri galėtų tai padaryti. Jų sprendimas buvo elegantiškai paprastas principų, bet neįtikėtinai sudėtingas įgyvendinime. Jie pastatė 2 identiškas observatorijas, vieną Hanforde, Vašingtono valstijoje, kitą Livingstone, Luizianoje, atskirtas 3000 km. Kiekviena observatorija yra milžiniškas L formos įrenginys su 2 4 km ilgio vamzdžiais išdėstytais statmenai vienas kitam. Šių vamzdžių viduje beveik tobulas vakuumas, geresnis nei kosmose. Kiekvieno vamzdžio gale 40 kg veidrodis, pakabintas taip, kad jis būtų izoliuotas nuo bet kokių žemiškų virpesių. Štai kaip tai veikia. Lazerio spindulys padalyjamas į 2. Vienas spindulys keliauja vienu vamzdžiu, kitas kitu. Abu spinduliai atsispindi nuo veidrodžių galuose ir grįžta atgal. Jei abu vamzdžiai yra tiksliai vienodo ilgio, abu spinduliai grįžta tuo pačiu metu ir susilieja, tobulai sinchroniškai. Bet jei gravitacinė banga praeina pro detektorių, ji tempia erdvę viena kryptimi ir suspaudžia kita. Vienas vamzdis tampa šiek tiek ilgesnis, kitas šiek tiek trumpesnis. Skirtumas yra mikroskopiškas, protono 10,000 dalis. Be to užtenka, kad lazerio spinduliai grįžtų šiek tiek skirtingų laikų. Ir šis skirtumas sukuria interferencijos šabloną, šviesą ir tamsą, kurį galima išmatuoti. Skamba paprasta, ar ne? Bet pagalvokite apie iššūkius. Jūs bandote išmatuoti pokyčius, kurie yra mažesni už atomą. Bet jūsų detektorius yra ant Žemės, planetos, kuri nuolat virpa. Žemės drebėjimai, net mažiausi, sklinda per Žemę. Vandenyno bangos daužosi į krantus už 100 km ir sukuria virpesius. Automobiliai važiuoja keliais, medžiai linguoja vėjyje. Net kvantiniai vakuumo svyravimai, atsitiktiniai fotonų atsiradimas ir išnykimas sukuria triukšmą. Kaip atskirti tikrą gravitacinės bangos signalą nuo šio triukšmo jūros? Atsakymas slypi keliuose dalykuose. Pirma, 2 detektoriai atskirti 3000 km. Gravitacinė banga iš kosmoso pasieks abu detektorius beveik tuo pačiu metu. Skirtumas bus tik kelios milisekundės, priklausomai nuo bangos krypties. Bet vietiniai triukšmai, sunkvežimis Luizianoje, žemės drebėjimas Vašingtone nebus koreliuoti. Jei abu detektoriai mato tą patį signalą tuo pačiu metu, tai beveik tikrai yra kažkas iš kosmoso. Antra, mokslininkai žino, kaip turėtų atrodyti gravitacinės bangos signalas. Einšteino lygtis leidžia apskaičiuoti tikslę bangos formą, kurią sukuria, pavyzdžiui, 2 besisukančios juodosios skylės. Tai nėra paprastas sinusoidinis virpesys, tai sudėtingas švilpesys. Dažnis didėja, amplitudė auga, paskui staigus nutrūkimas. Mokslininkai vadina tai chirp, paukščio čiulbesiu. Kai 2 juodosios skylės artėja viena prie kitos, jos sukasi vis greičiau ir greičiau, įspinduliuodamos gravitacinės bangas.
Šios bangos neša energiją, todėl orbita mažėja. Kai orbita mažėja, sukimasis dar labiau pagreitėja. Tai yra teigiamos grįžtamosios ryšio kilpa, kuri baigėsi katastrofišku susiliedimu. Paskutinės sekundės prieš susiliemą yra neįtikėtinai dramatiškas. Dvi juodosios skylės, kiekviena 10 ar 10 kartų masyvesnė už Saulę, sukasi viena aplink kitą 100 kartų per sekundę. Jų įvykių horizontai – tos neįsivaizduojamos ribos, už kurių nieko negali pabėgti, beveik liečiasi. Erdvėlaikis tarp jų yra iškreiptas iki beprotybės. Laikas lėtėja, erdvė susisuka į save ir tada susilieja. Per vieną akimirką dvi atskiros juodosios skylės tampa viena. Naujai susidariusi juodoji skylė virpa kaip skambutis, išspinduliuodama paskutinės gravitacinės bangas, kol nusistovi į ramią sferinę formą. Visas šis procesas nuo pirmųjų aptinkamų virpesių iki galutinio susiliejo trunka vos 4 sekundės. Bet per tą trumpą laiką išspinduliuojama energija, prilygstanti 3 saulių masėms, paversta grynais erdvės virpesiais pagal Einšteino garsiąją formulę E=mc². Tai yra daugiau energijos, nei visos žvaigždės matomoje visatoje išspinduliuoja per tą patį laiką. Bet ne šviesos pavidalu, gravitacinių bangų pavidalu. Ir būtent tokį signalą LIGO užfiksavo 1975 m. rugsėjo 14 d. Pirmiausia signalą užfiksavo Livingstono detektorius Luizianoje, po 7 milisekundžių Hanfordo detektorius Vašingtone. 7 milisekundės. Būtent tiek laiko reikia šviesai ir gravitacinėms bangoms nukeliauti 3000 km. Signalas buvo toks aiškus, toks tobulai atitinkantis teorinės prognozes, kad kai kurie mokslininkai iš pradžių manė, jog tai yra testas, dirbtinai įvestas signalas, skirtas patikrinti, ar sistema veikia. Bet tai nebuvo testas, tai buvo tikra. Kai mokslininkai analizavo duomenis, jie galėjo rekonstruoti visą įvykį. Dvi juodosios skylės, viena 36 saulių masės, kita 29, sukosi viena aplink kitą 1,3 milijardo metų. Tai buvo laikas, kai Žemėje atsirado pirmieji daugelio ląstelių organizmai. Kai šios juodosios skylės pradėjo savo paskutinį šokį, Žemėje dar nebuvo dinozaurų, dar nebuvo žuvų, dar nebuvo net augalų sausumoje. Ir dabar, milijardą metų vėliau, jų susiliejo bangos pasiekė mūsų planetą. Iš signalo formos mokslininkai galėjo nustatyti ne tik juodųjų skylių mases, bet ir jų sukimosi greitį, atstumo tarp jų, ne tai, kaip jų orbita keitėsi paskutinėmis sekundėmis. Jie galėjo apskaičiuoti, kad susiliejo metu buvo išspinduliuota energija lygi 3 saulių masėms. Jie galėjo nustatyti, kad įvykis įvyko maždaug 1,3 milijardo šviesmečių atstumu. Visa ši informacija buvo užkoduota bangos formoje, tame trumpame čiulbesyje, kuris truko 4 sekundės. Bet galbūt dar stebuklingiau yra tai, kad mokslininkai galėjo išgirsti šį įvykį. Gravitacinės bangos dažnis, kai greitai jos virpa, patenka į girdimą diapazoną. Kai LIGO duomenys buvo paversti garso bangomis ir paleisti per garsiakalbius, mokslininkai išgirdo aiškų čiulbesį, žemą toną, kuris greitai kilo aukštyn ir staiga nutilo. Tai buvo 2 juodųjų skylių paskutinio šokio garsas. Žinoma, kosmose nėra oro, todėl ten nėra garso įprastinė prasme. Bet gravitacinės bangos virpėjo tokiu dažniu, kad kai jos buvo paverstos garso bangomis, žmonės galėjo jas išgirsti. Pirmą kartą istorijoje žmonija išgirdo kosminį įvykį, o ne tik pamatė jį. Šis atradimas buvo paskelbtas 1976 m. vasario 11 d. Spaudos konferencijoje Vašingtone LIGO mokslininkai parodė duomenis. 2 beveik identiškas kreives iš 2 detektorių, atskirtas 3000 km. Kreivės buvo tokios panašios, kad nebuvo jokių abejonių. Tai buvo tikras signalas. Tai buvo gravitacinės bangos. Tai buvo paskutinis Einšteino bendrosios reliatyvumo teorijos prognozės patvirtinimas, 100 metų po to, kai jis ją suformulavo. Bet tai buvo daugiau nei tik teorijos patvirtinimas, tai buvo naujo astronomijos lango atidarimas. Iki šiol žmonija stebėjo visatą tik per elektromagnetinę spinduliuotę, šviesą, radio bangas, rentgeno spindulius, gama spindulius. Visi šie signalai yra fotonai, šviesos dalelės, bet gravitacinės bangos yra fundamentaliai kitokios. Jos nėra dalelės, jos yra pačios erdvės virpesiai.
Jos neša informaciją apie įvykius, kurių negalima stebėti jokių kitų būdų. Pavyzdžiui, juodosios skylės pagal apibrėžimą neišspinduliuoja šviesos. Jų gravitacijos laukas yra toks stiprus, kad net šviesa negali pabėgti. Todėl juodųjų skylių susiliejimą neįmanoma pamatyti teleskopais. Bet gravitacinės bangos laisvai sklinda iš susiliejo vietos, nešdamos informaciją apie įvykį. LIGO leidžia mums matyti tai, kas anksčiau buvo neregima. Daugiau nei tai, gravitacinės bangos keliauja per visatą beveik netrukdomos. Šviesa gali būti sugerta, išsklaidyta, nukreipta, bet gravitacinės bangos praeina pro viską – pro žvaigždes, pro dulkių debesis, pro galaktikas, beveik nepakitusios. Jos neša informaciją iš pačių tolimiausių ir seniausių visatos kampų. Teoriškai gravitacinės bangos galėtų mums papasakoti apie įvykius, įvykusius vos po didžiojo sprogimo, kai visata buvo per karšta ir per tanki, kad šviesa galėtų laisvai sklisti. Įsivaizduokite, kad visą gyvenimą buvote kurčias ir staiga įgijote klausą. Pasaulis, kurį pažinojote tik per regėjimą, staiga atsivertų naujais matmenimis. Jūs išgirstumėte paukščių dainas, muzikos melodijas, draugų balsus. Būtent tai nutiko astronomijai 1975 metais. Mes įgijome naują pojūtį – gebėjimą girdėti visatą per gravitacinės bangas. Ir tai tik pradžia. Nuo pirmojo aptikimo LIGO ir jos partneris Virgo Europoje aptiko 10 gravitacinių bangų įvykių. Dauguma jų yra juodųjų skylių susiliedimai, bet kai kurie yra neutroninių žvaigždžių susiliedimai, įvykiai, kurie taip pat išspinduliuoja šviesą ir gali būti stebimi tradiciniais teleskopais. 1977 metais rugpjūčio 17 dieną LIGO aptiko 2 neutroninių žvaigždžių susiliejimą. Per 2 sekundės po to teleskopai visame pasaulyje nukreipė savo objektyvus į tą dangaus sritį ir pamatė šviesą. Pirmą kartą tas pats kosminis įvykis buvo stebimas ir gravitacinėmis bangomis ir elektromagnetinė spinduliuotė. Tai buvo daugiakanalės astronomijos pradžia. Bet kas yra neutroninė žvaigždė ir kodėl jos susilieja? Kad suprastume tai, turime suprasti žvaigždžių gyvavimo ciklą – kelionę nuo dujų debesies iki galutinės katastrofos. Ir šioje kelionėje mes susidurėme su vienu iš labiausiai priešingų intuicijai faktų apie visatą. Kai kurie objektai yra tokie tankus, kad arbatinis šaukštelis jų medžiagos sveria daugiau nei 1 milijardas tonų. Įsivaizduokite, kad galėtumėte paimti visą Žemės mėnulį, objektą, kurio skersmuo yra 3500 km, kurio masė yra 73 milijonai milijonų milijardų kilogramų ir suspausti jį į rutulį, kurio skersmuo būtų 20 km. Ne 20 000, ne 2000, 20 km. Atstumas, kurį galite nuvažiuoti automobiliu per 15 minučių. Dabar įsivaizduokite, kad paimtumėte arbatinį šaukštelį šios medžiagos. Kiek jis svėrė? Apie 1 milijardą tonų. Tai yra daugiau nei viso žmonijos per metus pagaminamos plieno kiekis viename arbatinėme šaukštelyje. Tai nėra mokslinė fantastika, tai yra neutroninė žvaigždė, vienas realiausių ir ekstremalių objektų visatoje. Ir kai 2 tokios žvaigždės susiduria, jos sukuria ne tik gravitacinės bangas, bet ir kažką dar stebuklingesnio. Jos sukuria didžiąją dalį sunkiųjų elementų visatoje, įskaitant auksą jūsų žiede, platiną jūsų kompiuteryje, uraną branduoliniuose reaktoriuose. Bet kad suprastume, kaip tai įmanoma, turime suprasti, kas yra neutroninė žvaigždė ir kaip ji atsiranda. Pradėkime nuo įprastos žvaigždės, tokios kaip mūsų Saulė. Žvaigždės širdyje vyksta branduolinė sintezė. Vandenilio atomai susilieja į helį, išskiriant milžinišką energijos kiekį. Ši energija sukuria spaudimą, kuris stumia išorėn prieš gravitaciją, kuri traukia vidun. Kol žvaigždė turi kuro, šios 2 jėgos yra pusiausvyroje. Žvaigždė yra stabili. Bet kas nutinka, kai kuras baigėsi? Jei žvaigždė yra maždaug Saulės dydžio ar mažesnė, ji ramiai miršta. Jos išoriniai sluoksniai išsiplečia, paversdami ją raudonąją milžinę. Paskui tie sluoksniai nuslysta į kosmosą, palikdami karštą tankų branduolį, baltąją nykštukę. Baltoji nykštukė yra maždaug Žemės dydžio, bet sveria tiek, kiek Saulė. Jos medžiagos arbatinis šaukštelis sveria apie 5 tonas, tiek, kiek didelis dramblys.
Tai jau yra neįtikėtinai tanku. Bet tai dar ne riba. Jei žvaigždė yra masyvesnė, maždaug 8 ar daugiau saulių masės, jos mirtis yra daug dramatičnesnė. Kai tokia žvaigždė išnaudoja savo vandenilį, ji pradeda deginti helį, paversdama jį anglimi ir deguonimi. Paskui ji degina anglį, paskui deguonį, paskui silicį. Kiekvienas etapas trunka trumpiau nei ankstesnis. Vandenilio degimas gali trukti milijonus metų, helio degimas 100 000 metų, silicio degimas trunka vos 1 dieną. Galiausiai žvaigždės širdis susideda iš geležies ir čia procesas sustoja. Geležis yra pats stabiliausias elementas visatoje. Geležies branduolių sintezė neišskiria energijos, ji energiją sugeria. Todėl, kai žvaigždės širdis pavirsta geležimi, staiga nebėra jokio spaudimo, kuris priešintųsi gravitacijai. Ir tada vyksta vienas dramatiškiausių įvykių visatoje – supernova. Per 1 sekundės dalį žvaigždės širdis, kuri buvo maždaug Žemės dydžio, sutraukė iki vos 15 km skersmens. Įsivaizduokite, objektas, kurio skersmuo buvo 12 000 km, staiga tampa 20 km skersmens rutuliu. Tai yra suspaudimas 600 kartų, bet masė lieka ta pati. Tankis padidėja ne 600 kartų, ne 6000 kartų. Tankis padidėja maždaug 200 milijonų kartų. Kas nutinka su atomais tokiame suspaudime? Įprastoje medžiagoje atomai yra daugiausia tuščios erdvės. Jei atomas būtų futbolo stadiono dydžio, branduolys būtų maždaug žirnio dydžio centre, o elektronai skrietų kažkur tribūnose. Visa erdvė tarp jų tuščia. Bet kai gravitacija suspaudžia medžiagą su tokia jėga, atomai tiesiog sutrinka. Elektronai yra įstumiami į branduolį, kur jie susijungia su protonais, paversdami juos neutronais. Visa medžiaga pavirsta vienu milžinišku neutronų kamuoliu. Neutroninė žvaigždė yra iš esmės vienas milžiniškas atominis branduolys. 20 km skersmens rutulys, susidedantis beveik išskirtinai iš neutronų, suspaustas taip tankiai, kad jame nebėra jokios tuščios erdvės. Arbatinis šaukštelis šios medžiagos sveria 1 milijardą tonų. Jei numestumėte šaukštelį šios medžiagos nuo 1 metro aukščio, jis smogtų į žemę greičiu viršienčiu 2000 km per sekundę, greičiau nei bet kuri žinoma cheminė reakcija. Smūgio energija būtų lygi kelių branduolinių bombų sprogimui. Bet neutroninės žvaigždės ekstremalumas nesibaigia tankiu. Jos taip pat yra neįtikėtinai karštos. Jų paviršiaus temperatūra siekia 1 milijoną laipsnių Celsijaus. Jos sukasi neįtikėtinai greitai. Kai kurios neutroninės žvaigždės apsisuka apie savo ašį 100 kartų per sekundę. Įsivaizduokite objektą, kuris sveria daugiau nei Saulė, kurios skersmuo yra 20 km ir kuris apsisuka 600 kartų per sekundę. Jo paviršius juda maždaug trečdaliu šviesos greičio. Jei stovėtumėte ant tokios žvaigždės paviršiaus, jei tai būtų įmanoma, jūsų svoris būtų maždaug 200 milijardų kartų didesnis nei Žemėje. Jūs būtumėte akimirksniu sutraiškytas į vieną atomų sluoksnį. Ir jų magnetiniai laukai, kai kurios neutroninės žvaigždės turi magnetinius laukus, kurie yra milijardų kartų stipresni nei Žemės magnetinis laukas. Tokie laukai yra tokie stiprus, kad jie iškraipo pačius atomus, paversdami juos į ilgas, plonas formas. Jie gali ištrinti informaciją iš kredito kortelės iš 1000 km atstumo. Jie gali sustabdyti jūsų širdį iš Mėnulio atstumo. Dabar įsivaizduokite, kad du tokie objektai, du 20 km skersmens rutuliai, kiekvienas sveriantis daugiau nei Saulė, kiekvienas sukantis 100 kartų per sekundę, kiekvienas su magnetiniu lauku, galinčiu sutraiškyti atomus, pradeda suktis vienas aplink kitą. Tai yra dvinarė neutroninių žvaigždžių sistema. Ir būtent tokios sistemos susilieja, sukuria kai kuriuos ryškiausius įvykius visatoje. Kai dvi neutroninės žvaigždės sukasi viena aplink kitą, jos išspinduliuoja gravitacinės bangas, erdvėlaikio virpesius, kurie neša energiją. Kuo arčiau jos viena kitos, tuo greičiau jos sukasi, tuo stipresnės gravitacinės bangos, tuo greičiau jos praranda energiją. Tai yra ta pati teigiamos grįžtamosios ryšio kilpa, kurią matėme su juodosiomis skylėmis. Bet su neutroninėmis žvaigždėmis yra vienas esminis skirtumas. Jos nėra juodosios skylės. Jos turi paviršių, jos turi struktūrą. Ir kai jos susiduria, vyksta kažkas neįtikėtino.
Paskutinės sekundės prieš susiliejimą yra neapsakomai intensyvios. Dvi neutroninės žvaigždės, kiekviena 20 km skersmens, sukasi viena aplink kitą tūkstančius kartų per sekundę. Jos yra taip arti, kad jų paviršiai beveik liečiasi. Tarpas tarp jų yra vos kelių kilometrų. Gravitacinės jėgos yra tokios stiprios, kad kiekviena žvaigždė pradeda tempti kitą, iškreipdama jos formą. Jos tampa ne sferinės, o pailgos, tarsi kiaušiniai. Jų paviršiai pradeda virpėti, bangos bėga per neutronų jūrą ir tada susilieja. Per 1 milisekundę 2 atskiros neutroninės žvaigždės tampa viena. Bet skirtingai nei juodųjų skylių susilieja, kuris vyksta už įvykių horizonto ir yra nematomas, neutroninių žvaigždžių susilieja yra spektaklinis. Kai 2 neutroninės žvaigždės susiduria, jų paviršiai sutrinka vienas į kitą greičiu, artėjančiu prie šviesos greičio. Temperatūra pakyla iki milijardų laipsnių, slėgis tampa tokiu dideliu, kad atomų branduoliai pradeda skaldytis ir vėl susijungti naujais būdais. Ir čia vyksta kažkas stebuklingai. Prisiminkite, kad įprastose žvaigždėse branduolinė sintezė sustoja ties geležimi. Sunkesnių elementų sintezė reikalauja energijos, o ne išskiria ją. Bet neutroninių žvaigždžių susiliejo metu energijos yra daugiau nei pakankamai. Milžiniški neutronų kiekiai yra suspausti kartu tokiomis ekstremaliais sąlygomis, kad jie pradeda jungti į sunkiuosius elementus – auksą, platiną, uraną, visus elementus sunkesnius už geležį. Vieno neutroninių žvaigždžių susiliejo metu gali susidaryti aukso, kurio masė lygi keliems Žemės masėms. Leiskite tai įsisąmoninti. Visas auksas Žemėje, visas auksas žmonijos istorijoje, visas auksas žieduose, monetose, elektronikoje, visas jis buvo sukurtas neutroninių žvaigždžių susiliejo metu, įvykusiuose prieš milijardus metų, dar prieš atsirandant Saulės sistemai. Kai Saulė ir Žemė formavosi iš dujų ir dulkių debesies, tas debesis jau turėjo auksą, platiną, uraną, elementus, kurie buvo sukurti kosminėse katastrofose, nutikusiose seniai ir toli. Jūsų aukso žiedas yra neutroninių žvaigždžių susiliejo liekanų dalis. Bet grįžkime prie 1977 metų rugpjūčio 17 dienos. Dienos, kai LIGO pirmą kartą aptiko neutroninių žvaigždžių susiliejimą. Šis įvykis pavadintas GW1 70817 buvo revoliucinis ne tik todėl, kad tai buvo neutroninių žvaigždžių susilieję, bet todėl, kad jis buvo stebimas ir gravitacinėmis bangomis, ir šviesa. Štai kaip tai vyko. Rugpjūčio 17 dieną 12:41:04 pasauliniu laiku LIGO detektoriai Hanforde ir Livingstono kartu su Virgo detektoriumi Italijoje užfiksavo gravitacinių bangų signalą. Signalas truko apie 100 sekundžių, daug ilgiau nei juodųjų skylių susilieja, kurie trunka vos sekundės. Iš signalo formos mokslininkai iš karto suprato, kad tai nėra juodosios skylės. Tai buvo kažkas lengvesnio, kažkas su struktūra. Tai buvo neutroninės žvaigždės. Per 2 sekundės po gravitacinių bangų aptikimo Fermi kosminė gama spindulių observatorija užfiksavo trumpą gama spindulių blyksnį iš tos pačios dangaus srities. Gama spinduliai tai pati energingiausia elektromagnetinės spinduliuotės forma, dar energingesnė nei rentgeno spinduliai. Šis blyksnis truko vos 2 sekundės, bet jo energija buvo milžiniška. Tai buvo pirmasis tiesioginiai įrodymas, kad neutroninių žvaigždžių susilieja sukuria gama spindulių blyksnius, vienus ryškiausių įvykių visatoje. Bet tai buvo tik pradžia. Per 11 valandų po gravitacinių bangų aptikimo, teleskopai visame pasaulyje pradėjo ieškoti optinio signalo, šviesos iš susiliejo vietos. Ir jie ją rado. Mažoje galaktikoje NGC 4993, esančioje maždaug 130 milijonų šviesmečio atstumu Hydro žvaigždyne, atsirado nauja šviesos taškas. Tai buvo kilonova, sprogimas, kuris vyksta po neutroninių žvaigždžių susiliejo. Per kitas dienas ir savaitės daugiau nei 70 teleskopų visame pasaulyje stebėjo šį įvykį visame elektromagnetinėme spektre, nuo radio bangų iki gama spindulių. Tai buvo pirmasis daugiakanalės astronomijos įvykis, tas pats kosminis reiškinys, stebimas ir gravitacinėmis bangomis ir šviesa.
Ir tai, ką mokslininkai pamatė, patvirtino teorijas apie sunkiųjų elementų kilmę. Kilonova spektre mokslininkai pamatė aiškius aukso, platinos ir kitų sunkiųjų elementų parašus. Jie galėjo apskaičiuoti, kad šio vieno susiliejo metu buvo sukurta maždaug 10 Žemės masių vertės aukso. 10 Žemės masių. Tai yra daugiau aukso, nei visos žvaigždės galaktikoje sukuria per milijonus metų. Ir tai vyko per vieną akimirką. Šis atradimas išsprendė ilgalaikę mįslę. Astronomai jau seniai žinojo, kad sunkieji elementai negali būti sukurti įprastose žvaigždėse. Jie žinojo, kad šie elementai turi būti sukurti kažkokiose ekstremalių įvykių metu, bet jie nežinojo tiksliai kur. Dabar jie žino. Neutroninių žvaigždžių susilieja yra pagrindinė sunkiųjų elementų gamykla visatoje. Bet GW170817 davė mums daugiau nei tik supratimą apie elementų kilmę. Jis taip pat leido mokslininkams išmatuoti kažką fundamentalaus apie patį visatą – Hubble'o konstantą, greitį, kuriuo visata plečiasi. Štai kaip. Kai mokslininkai stebi tolimą galaktiką, jie gali išmatuoti, kaip greitai ji tolsta nuo mūsų, stebėdami jo šviesos raudonąjį poslinkį. Kaip šviesos bangos yra ištemptos dėl erdvės plėtimosi. Bet kad apskaičiuotų Hubble'o konstantą, jiems taip pat reikia žinoti tikslų atstumą iki tos galaktikos. Ir čia slypi problema. Atstumų matavimas kosmose yra labai sudėtingas ir netikslius. Bet gravitacinės bangos suteikia naują būdą išmatuoti atstumus. Iš gravitacinių bangų signalo stiprumo mokslininkai gali apskaičiuoti, kiek energijos buvo išspinduliuota susiliejo metu. Iš signalo formos jie gali apskaičiuoti, kokios masės buvo objektai. Ir iš šių dviejų dalykų jie gali apskaičiuoti, koks turėjo būti signalo stiprumas šaltinyje. Palyginus tai su tuo, koks stiprus signalas buvo, kai pasiekė Žemę, jie gali apskaičiuoti tikslų atstumą. Tai yra tarsi žinoti, kokio ryškumo yra lemputė ir išmatuoti, koks ryškus jo šviesa atrodo iš tolo. Iš šių dviejų dalykų galite apskaičiuoti atstumą. Gravitacinės bangos yra standartinės sirenos, objektai, kurių tikrąjį ryškumą galime apskaičiuoti iš jų savybių. GW170817 atveju mokslininkai žinojo tikslų atstumą iš gravitacinių bangų. Jie taip pat galėjo išmatuoti galaktikos raudonąjį poslinkį iš optinių stebėjimų. Ir iš šių dviejų dalykų jie galėjo apskaičiuoti Hubble'o konstantą, greitį, kuriuo visata plečiasi. Tai buvo visiškai nepriklausomas būdas išmatuoti šią fundamentalią konstantą ir jis davė rezultatus, kurie sutapo su kitais matavimais. Bet galbūt dar giliau, gravitacinių bangų aptikimas pakeičia mūsų supratimą apie tai, kas yra erdvė ir laikas. Iki Einšteino erdvė ir laikas buvo laikomi absoliučiais, nekintamais, nepriklausomais nuo materijos ir energijos. Erdvė buvo tuščia scena, kurioje vyksta įvykiai. Laikas buvo universalus laikrodis, kuris teka vienodai visur. Bet Einšteino bendroji reliatyvumo teorija visiškai pakeitė šį vaizdą. Erdvė ir laikas nėra absoliutus. Jie nėra nepriklausomi nuo materijos. Jie yra dinaminė, lanksti struktūra, erdvėlaikis, kurią gali išlenkti, ištempti ir suspausti masę ir energiją. Gravitacija nėra jėga veikianti per erdvę. Gravitacija yra erdvės kreivumas. Ir gravitacinės bangos yra galutinis šios idėjos įrodymas. Jos yra ne bangos, sklindančios per erdvę. Jos yra pačios erdvės bangos. Kai gravitacinė banga praeina pro jus, ji tempia ir suspaudžia patį erdvėlaikio audinį. Jūsų kūnas, jūsų atomai, visa materija yra įterpta į šį audinį. Kai audinys virpa, virpa ir jūs. Bet kas yra šis audinys? Iš ko jis susideda? Tai yra vienas giliausių klausimų šiuolaikinėje fizikoje. Einšteino lygtys aprašo, kaip erdvėlaikis elgiasi, kaip jis lenkiasi, kaip jis virpa, bet jos nepaaiškina, kas jis yra fundamentaliai. Ar erdvėlaikis yra kažkas fundamentalaus, ar jis yra sudarytas iš kažko dar mažesnio? Kai kurie fizikai mano, kad erdvėlaikis gali būti sudarytas iš mažų, diskrečių vienetų, tarsi pikseliai ekrane ar atomai medžiagoje. Ši idėja vadinama kilpine kvantine gravitacija. Pagal šią teoriją erdvėlaikis nėra tolydus, bet susideda iš mažyčių kilpų, kurių dydis yra maždaug Planko ilgis, 1 su 35 nuliais po kablelio metrų.
Tai yra taip maža, kad vienas atomas yra didesnis už Planko ilgį tiek kartų, kiek visata yra didesnė už atomą. Kiti fizikai mano, kad erdvėlaikis gali būti emergentinis reiškinys, kažkas, kas atsiranda iš gilesnės, fundamentalesnės struktūros, panašiai kaip temperatūra atsiranda iš atomų judėjimo. Pagal šią idėją erdvėlaikis nėra fundamentalus, bet yra efektyvus aprašymas kažko gilesnio. Dar kiti mano, kad erdvėlaikis gali būti susijęs su kvantinė informacija, su tuo, kaip informacija yra užkoduota ir perduodama kvantinėje sistemoje. Yra įdomių sąsajų tarp juodųjų skylių termodinamikos, kvantinės informacijos teorijos ir erdvėlaikio geometrijos. Kai kurie fizikai mano, kad erdvėlaikis gali būti fundamentaliai informacinis reiškinys. Bet nepriklausomai nuo to, kokia yra galutinė atsakymas, gravitacinės bangos suteikia mums naują būdą tirti erdvėlaikio prigimtį. Jos leidžia mums stebėti erdvėlaikį pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis, šalia juodųjų skylių, neutroninių žvaigždžių susiliejų metu, galbūt net pačioje ankstyvoje visatoje. Pavyzdžiui, jei erdvėlaikis tikrai susideda iš diskrečių vienetų, tai gali turėti subtilų poveikį tam, kaip gravitacinės bangos sklinda. Skirtingų dažnių bangos gali keliauti šiek tiek skirtingais greičiais, panašiai kaip skirtingų spalvų šviesa keliauja skirtingais greičiais per stiklą. Šis efektas būtų neįtikėtinai mažas, bet su pakankamai jautriais detektoriais ir pakankamai daug stebėjimų jį galbūt būtų galima aptikti. Arba, jei yra papildomos erdvės dimensijos, idėja, kuri ateina iš stygų teorijos, gravitacinės bangos gali nutekėti apatinis brūkšnys, quote, apatinis brūkšnys 4, apatinis brūkšnys visatą. Mes girdėsime tolimesnius įvykius, senesnius įvykius, įvairesnius įvykius. Mes galbūt girdėsime gravitacinės bangas iš pačios ankstyvos visatos, iš infliacijos laikotarpio, kai visata išsiplėtė eksponentiškai per pirmąją sekundės dalį po didžiojo sprogimo. Šios bangos neštų informaciją apie visatos gimimą, informaciją, kurią neįmanoma gauti jokių kitų būdų. Bet galbūt dar svarbiau, gravitacinių bangų astronomija primena mums kažką fundamentalaus apie mokslo prigimtį. 100 metų Einšteino prognozė apie gravitacinės bangas buvo tik matematika. Gražios lygtys popieriuje, bet atrodė, kad jos aprašo kažką, ko niekada nebus įmanoma stebėti. Pats Einšteinas abejojo, ar jos kada nors bus aptiktos. Bet mokslininkai nepasidavė. Jie suprojektavo ir pastatė vis jautresnius detektorius. Jie įveikė neįtikėtinas techninės kliūtis. Jie išmoko atskirti signalą nuo triukšmo. Ir galiausiai, po 10 mečių darbo, jie išgirdo tai, ką Einšteinas numatė – erdvėlaikio virpesius iš kosminių katastrofų, nutikusių prieš milijardus metų. Tai yra mokslo galia, tai yra žmogiško smalsumo ir atkaklumas galia. Mes gyvenome visatoje, kuri nuolat dainuoja, gravitacinių bangų simfoniją, sklindančią iš kiekvieno kampo. Bet mes buvome kurčiai šiai simfonijai milijonus metų. Dabar pirmą kartą mes galime ją girdėti. Ir tai, ką mes girdime, keičia viską, ką manėme žinantys apie erdvę, laiką ir pačią realybės prigimtį. Nes gravitacinės bangos mums sako, kad erdvė ir laikas nėra abstrakčios sąvokos. Jie nėra tik matematiniai įrankiai, kuriuos naudojame aprašyti pasaulį. Jie yra fizinė, reali, dinaminė struktūra, audinys, kuris gali virpėti, bangų lenkti. Ir mes esame jausti į šį audinį. Kiekvienas mūsų atomas, kiekviena mūsų ląstelė yra erdvėlaikio audinio dalis. Kai dvi juodosios skylės susilieja milijardo šviesmečio atstumu, jų šokis išsiunčia bangas per šį audinį. Šios bangos keliauja per visatą, pro galaktikas ir žvaigždes, pro planetas ir mėnulius ir galiausiai pro mus. Jos tempia ir suspaudžia kiekvieną mūsų atomą, tokiu neįtikėtinai mažu mastu, kad mes to niekada nejaučiame. Bet tai vyksta. Mes esame nematomi instrumentai, kuriais groja visata. Ir dabar, kai mes išmokome klausytis, mes pradedame girdėti visatos muziką. Ne metaforiškai, bet tiesiogiai. Mes girdime erdvėlaikio virpesius. Mes girdime gravitacijos dainą. Ir kiekviena nauja daina mums pasakoja istoriją. Istoriją apie kosminę katastrofą, apie ekstremalią fiziką, apie pačią erdvės ir laiko prigimtį. Bet tai tik pradžia. Nes kuo daugiau mes klausomės, tuo daugiau klausimų iškyla. Kas yra erdvėlaikis fundamentaliai? Ar jis susideda iš kažko mažesnio?
Ar yra ribos, kaip stipriai jis gali būti išlenktas? Kas nutinka su erdvėlaikiu juodosios skylės centre, kur Einšteino lygtis prognozuoja singuliarumą, tašką, kuriame kreivumas tampa begalinis? Ar singuliarumai tikrai egzistuoja, ar kvantinė mechanika juos kažkaip išsprendžia? Ir galbūt pats giliausias klausimas – kodėl erdvėlaikis egzistuoja? Kodėl yra kažkas, o ne nieko? Kodėl visata turi šią konkrečią struktūrą – 4 dimensijas, 3 erdvės ir 1 laiko? Ar galėtų būti kitokios visatos su kitokia erdvėlaikio struktūra? Ir jei taip, kodėl mes esame šioje? Tai yra klausimai, kurie veda mus už fizikos ribų, į filosofijos ir metafizikos sritį. Bet jie prasideda nuo labai konkrečių išmatuojamų reiškinių, nuo gravitacinių bangų, kurias mes dabar galime aptikti ir analizuoti, nuo signalų, kurie keliauja milijardus metų, nešdami informaciją apie įvykius, kurie nutiko, kai visata buvo jaunesnė, kai mūsų galaktika dar nebuvo susiformavusi, kai Žemė dar neegzistavo. Ir štai kur mes esame dabar, ant naujos eros slenksčio. Eros, kai mes galime tiesiogiai stebėti erdvėlaikio dinamiką, kai mes galime matyti ne tik objektus visatoje, bet ir patį audinį, iš kurio visata susideda. Kai mes galime girdėti kosminę simfoniją, kuri grojo milijardus metų, bet kurią mes galime girdėti tik dabar. Tai yra transformacija mūsų supratime. Erdvėlaikis nėra abstraktus. Jis nėra tik matematinė konstrukcija, jis yra realus, fizinis, dinamingas. Jis gali virpėti, jis gali dainuoti. Ir mes pirmą kartą žmonijos istorijoje galime klausytis jo dainos. Yra akimirka, kai matematika nustoja veikti. Ne todėl, kad lygtys būtų neteisingos, bet todėl, kad jos pradeda duoti atsakymus, kurie neturi prasmės. Begalybė, nulis, dalymas iš nulio. Einšteino bendrosios reliatyvumo teorijos lygtys, tos pačios lygtys, kurios taip tiksliai numatė gravitacinės bangas, prognozuoja, kad juodosios skylės centre yra singuliarumas. Taškas, kuriame erdvėlaikio kreivumas tampa begalinis. Taškas, kuriame visa masė yra sukoncentruota į begaliai mažą tūrį. Taškas, kuriame visos fizikos dėsniai, kuriuos žinome, žlunga. Bet ar singuliarumai tikrai egzistuoja? Ar jie yra tikri fiziniai objektai, ar tik matematiniai artefaktai, ženklai, kad mūsų teorijos pasiekė savo ribas? Ir jei jie nėra tikri, kas yra juodosios skylės centre? Kas nutinka su erdvėlaikiu, kai jis yra suspaustas iki tokio ekstremalaus laipsnio? Tai yra klausimai, kurie veda mus į vieną didžiausių neišspręstų problemų šiuolaikinėje fizikoje – kvantinės gravitacijos problemą. Problemą, kuri kyla iš to, kad dvi mūsų sėkmingiausios fizikos teorijos – bendroji reliatyvumo teorija ir kvantinė mechanika – fundamentaliai nesuderinamos viena su kita. Bendroji reliatyvumo teorija aprašo gravitaciją kaip erdvėlaikio kreivumą. Ji veikia puikiai didelėse skalėse – planetose, žvaigždėse, galaktikose, visoje visatoje. Jos prognozės buvo patvirtintos tūkstančiais eksperimentų ir stebėjimų. Gravitacinės bangos yra tik naujausias, dramatičiausias patvirtinimas. Kvantinė mechanika aprašo, kaip elgiasi dalelės ir laukai mažose skalėse – atomuose, elektronuose, fotonuose. Ji taip pat veikia puikiai. Jos prognozės buvo patvirtintos su neįtikėtinu tikslumu. Kai kurie kvantinės mechanikos prognozės buvo patikrintos su tikslumu iki 1 dalies iš trilijonų. Bet kai bandome sujungti šias dvi teorijas, kai bandome aprašyti gravitaciją kvantinės mechanikos terminais, viskas sugenda. Lygtys duoda begalybės, skaičiavimai tampa neįmanomi. Teorija praranda prognozuojamąją galią. Ir tai nėra tik techninė problema, tai yra fundamentalus, konceptualus konfliktas. Štai kodėl. Kvantinė mechanika sako, kad viskas, absoliučiai viskas, yra neapibrėžta mažose skalėse. Elektronas nėra mažas rutulys skriejantis apibrėžta trajektorija. Jis yra tikimybių debesis, išsklaidytas erdvėje. Jūs negalite žinoti tiksliai, kur jis yra ir kaip greitai jis juda tuo pačiu metu. Tai nėra mūsų matavimo apribojimas, tai yra fundamentali realybės savybė. Neapibrėžtumas yra įaustas į visatos audinį. Bet bendroji reliatyvumo teorija aprašo erdvėlaikį kaip sklandų, tolydų lauką – geometriją, kuri turi tikslę reikšmę kiekviename taške. Jei kvantinė mechanika yra teisinga, tai erdvėlaikis taip pat turėtų būti kvantinis. Jis taip pat turėtų būti neapibrėžtas mažose skalėse.
Bet kas tai reiškia? Kas yra kvantinis erdvėlaikis? Įsivaizduokite, kad galėtumėte priartinti erdvę, ne tik pažiūrėti į mažesnius ir mažesnius objektus, bet pažiūrėti į pačią erdvės struktūrą. Pirmiausia, jūs matytumėte atomus, paskui atomų branduolius, paskui protonus ir neutronus, paskui kvarkus. Bet kas jei galėtumėte priartinti dar labiau? Kas jei galėtumėte pažiūrėti į erdvę Planko skalėje, 1/35 nuliais po kablelio metrų? Pagal kai kurias teorijas, toje skalėje erdvė nustoja būti sklandžia. Ji tampa putota, chaotiška, nuolat virpanti. Kvantiniai svyravimai, atsitiktinis virtualių dalelių atsiradimas ir išnykimas tampa tokie stiprūs, kad pati erdvėlaikio geometrija pradeda svyruoti. Atstumai ir laiko intervalai nebėra tiksliai apibrėžti. Erdvėlaikis tampa kvantinė puta, burbuliukų jūra, kur kiekvienas burbuliukas yra mažytė erdvės sritis, kuri nuolat atsiranda ir išnyksta. Tai skamba kaip mokslinė fantastika, bet tai yra rimta mokslinė hipotezė, kylanti iš bandymo sujungti kvantinę mechaniką su bendraja reliatyvumo teorija. Ir jei tai yra tiesa, tai turi gilių pasekmių tam, kaip mes suprantame erdvę, laiką ir realybę. Pavyzdžiui, jei erdvėlaikis yra kvantinis, tai reiškia, kad yra mažiausia įmanoma erdvės ir laiko skalė – Planko ilgis ir Planko laikas. Jūs negalite turėti kažko mažesnio nei Planko ilgis, nes pati erdvės sąvoka žlunga toje skalėje. Tai būtų tarsi bandymas priartinti skaitmeninę nuotrauką už jos pikselių ribos. Tam tikrame taške jūs tiesiog matote atskirus pikselius ir toliau priartinti nebeturi prasmės. Arba pagalvokite apie laiką. Jei yra mažiausias laiko intervalas, Planko laikas, kuris yra maždaug 1/44 nuliais po kablelio sekundės, tai reiškia, kad laikas nėra tolydus. Jis yra diskrečių akimirkų seka, tarsi kadrai filme. Tarp dviejų gretimų Planko laiko momentų nėra tarp apatinis brūkšnys, quote, apatinis brūkšnys 5, apatinis brūkšnys, apatinis brūkšnys, brūkšnelis. Suspaustos į tokius mažus dydžius, kad jos yra nematomos. Įsivaizduokite sodžiaus žarną. Iš tolo jie atrodo kaip vienos dimensijos linija, bet jei priartintumėte, pamatytumėte, kad ji turi antrą dimensiją – apskritimą aplink žarną. Panašiai, pagal stygų teoriją, kiekvienas erdvės taškas, kurį mes matome kaip nulės dimensijos tašką, iš tikrųjų yra mažytė 6 dimensijų erdvė, susukta į sudėtingą formą. Ir štai kur tampa įdomu gravitacinėms bangoms. Jei yra papildomos dimensijos, gravitacinės bangos gali nutekėti brūkšnelis, 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 br. Singuliarumas būtų ne taškas erdvėje, bet akimirka laike, paskutinė akimirka juodosios skylės vidaus istorijoje. Bet jei tai yra akimirka laike, tai kas nutinka po jos? Ar laikas tiesiog baigėsi? Ar gali būti kažkas už singuliarumo? Kai kurie fizikai spekuliuoja, kad juodosios skylės gali būti tuneliai į kitas visatas, kirmgrauždos kitoje visatoje. Tai yra labai spekuliatyvi idėja ir nėra jokių stebėjimo įrodymų, kad tai yra tiesa.
bet tai yra matematiškai įmanoma pagal bendrąją reliatyvumo teoriją. Einšteino lygtys leidžia egzistuoti kirmgrauždėms, nors jos būtų labai nestabilios ir greičiausiai užsidarytų iš karto po atsiradimo. Bet štai įdomus dalykas. Jei kirmgrauždės egzistuoja, jos galėtų palikti pėdsaką gravitacinių bangų signaluose. Kai dvi juodosios skylės susilieja, jos sukuria charakteringą signalą, tą čiulbesį brūkšnelis, 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 brūkšnelis. Ligo mokslininkai ieško tokių aidų, kol kas jie jų nerado, bet tai nereiškia, kad kirmgrauždės neegzistuoja. Tai tik reiškia, kad jei jos egzistuoja, jų efektai yra per maži, kad būtų aptikti su dabartiniu jautrumu. Ateities detektoriai, jautresni ir tikslesni, galbūt galės aptikti tokius subtilės efektus. Bet galbūt dar fundamentalesnis klausimas yra, kodėl juodosios skylės egzistuoja? Kodėl visata leidžia egzistuoti objektams, kurie yra tokie ekstremalūs, kad jie iškreipia erdvėlaikį iki beprotybės? Kodėl nėra jokio mechanizmo, kuris užkirstų kelią juodųjų skylių formavimuisi? Atsakymas atrodo yra tas, kad juodosios skylės yra neišvengiama gravitacijos pasekmė. Jei turite pakankamai masės pakankamai mažoje erdvės srityje, gravitacija tampa tokia stipri, kad nieko negali sustabdyti kolapso. Net šviesa, greičiausias dalykas visatoje, negali pabėgti. Įvykių horizontas susiformuoja ir juodoji skylė gimsta. Ir kai juodoji skylė susiformuoja, ji yra neįtikėtinai stabili. Ji negali išsiskleisti. 9 juodosios skylės galėjo susiformuoti labai anksti, galbūt net per 1 milijoną metų po didžiojo sprogimo, ir paskui augti į supermasyves juodasias skyles, kurias matome šiandien. Bet ar yra dar ankstesnės juodosios skylės? Ar galėjo susiformuoti juodosios skylės per pirmąsias sekundės po didžiojo sprogimo? Kai kurie fizikai mano, kad taip. Jie spekuliuoja, kad galėjo būti mažyčių juodųjų skylių, vadinamų pirminių juodųjų skylių, kurios susiformavo iš tankio svyravimų labai ankstyvoje visatoje. Tokios juodosios skylės galėtų būti bet kokio dydžio, nuo Planko masės maždaug 22 mikrogramai iki žvaigždžių masės. Jei mažos pirminės juodosios skylės egzistuoja, jos galėtų sudaryti dalį ar net visą tamsiosios materijos, paslaptingos medžiagos, kuri sudaro maždaug 85% visos materijos visatoje, bet kuri nesąveikauja su šviesa ir yra matoma tik per jos gravitacinį poveikį. Tamsioji materija yra viena didžiausių mįslių šiuolaikinėje kosmologijoje. Mes žinome, kad ji egzistuoja, nes matome jos gravitacinį poveikį galaktikoms ir galaktikų spiečiams, bet mes nežinome, iš ko ji susideda. Dauguma fizikų mano, kad tamsioji materija yra sudarytas iš naujų, nežinomų dalelių. Dalelių, kurios nesąveikauja su elektromagnetinė spinduliuote, bet turi masę ir todėl sukuria gravitaciją. Bet nepaisant dešimtmečių paieškų, tokios dalelės niekada nebuvo aptiktos. Tai vedė kai kuriuos fizikus prie alternatyvios idėjos. Galbūt tamsioji materija yra ne dalelės, bet pirminės juodosios skylės. Gravitacinės bangos galėtų padėti išspręsti šią mįslę. Jei tamsioji materija yra pirminės juodosios skylės, tai kartais dvi tokios juodosios skylės turėtų susilieti, išspinduliuodamos gravitacinės bangas. LIGO ir kitos observatorijos galėtų aptikti tokį susilietį. Iki šiol nėra jokių aiškių įrodymų, kad aptikti susilieję yra pirminių juodųjų skylių, bet paieška tęsiasi. Bet grįžkime prie fundamentalesnio klausimo. Kas yra gravitacija?
Mes kalbėjome apie gravitaciją kaip erdvėlaikio kreivumą. Mes kalbėjome apie gravitacinės bangas kaip erdvėlaikio virpesius. Bet kas yra gravitacija kvantinėje lygmenyje? Ar yra gravitacinė dalelė gravitonas, analogiškas fotonui elektromagnetizmui? Pagal kvantinę lauko teoriją visos fundamentalios sąveikos perduodamos dalelėmis. Elektromagnetinė sąveika perduodama fotonais. Stiprioji branduolinė sąveika perduodama gliuonais. Silpnoji branduolinė sąveika perduodama W ir Z bozonais. Pagal analogiją, gravitacinė sąveika turėtų būti perduodama gravitonais, hipotetinėmis dalelėmis, kurios neša gravitacinę sąveiką. Bet gravitonai, jei jie egzistuoja, yra neįtikėtinai sunku aptikti. Gravitacinė sąveika yra tokia silpna, daug silpnesnė nei kitos fundamentalios sąveikos, kad individualių gravitonų aptikimas yra beveik neįmanomas su bet kokia įsivaizduojama technologija. Kad aptiktumėte vieną gravitoną, jums reikėtų detektoriaus, kuris būtų maždaug Jupiterio masės, ir jūs turėtumėte stebėti jį dešimtmečius. Bet nors mes negalime aptikti individualių gravitonų, mes galime aptikti jų kolektyvius efektus – gravitacinės bangas. Gravitacinė banga yra milžiniškas gravitonų skaičius, judantis kartu koherentiškai, panašiai kaip šviesos banga yra milžiniškas fotonų skaičius. LIGO aptinka ne individualius gravitonus, bet gravitonų bangas. Ir čia yra įdomus dalykas. Gravitacinių bangų aptikimas yra kvantinės gravitacijos įrodymas. Tai gali skambėti keistai, nes bendroji reliatyvumo teorija, kuri prognozavo gravitacinės bangas, yra klasikinė teorija, ne kvantinė. Bet pats faktas, kad gravitacija gali būti išspinduliuota bangomis, rodo, kad gravitacija turi būti kvantinė. Štai kodėl. Kvantinėje mechanikoje yra fundamentalus ryšys tarp bangų ir dalelių. Kiekviena banga gali būti aprašyta kaip dalelių rinkinys ir kiekviena dalelė gali būti aprašyta kaip banga. Tai vadinama banga-dalelė dualizmu ir tai yra viena pagrindinių kvantinės mechanikos savybių. Jei gravitacija gali būti išspinduliuota bangomis, o mes žinome, kad gali, nes LIGO jas aptiko, tai gravitacija taip pat turi turėti dalelių aspektą. Turi egzistuoti gravitonai. Bet tai vis dar nepasako mums, kaip sukurti pilną kvantinę gravitacijos teoriją. Teoriją, kuri sujungtų bendrąją reliatyvumo teoriją su kvantinė mechanika. Tai yra viena didžiausių neišspręstų problemų fizikoje. Ir daugelis geriausių pasaulio fizikų dirba prie jos dešimtmečius. Kodėl tai yra taip sunku? Viena priežastis yra ta, kad gravitacija yra fundamentaliai kitokia nei kitos sąveikos. Elektromagnetizmas – stiprioji ir silpnoji branduolinės sąveikos. Visos jos vyksta erdvėlaikyje. Jos yra laukai, kurie egzistuoja erdvėlaikio fone. Bet gravitacija yra pats erdvėlaikis. Gravitacija nėra kažkas, kas vyksta erdvėlaikyje. Gravitacija yra erdvėlaikio dinamika. Tai reiškia, kad kvantinė gravitacijos teorija negali būti tik dar viena kvantinė lauko teorija erdvėlaikyje. Ji turi būti kažkas fundamentaliai kitokio – teorija, kurioje pats erdvėlaikis yra kvantinis. Ir tai yra neįtikėtinai sunku sukonstruoti, bet yra pažanga. Yra keletas kandidatų į kvantinę gravitacijos teoriją – stygų teorija, kilpinė kvantinė gravitacija, priežastinių aibių teorija, kitos. Kiekviena iš šių teorijų turi savo stipriąsias ir silpnąsias puses. Kiekviena daro skirtingas prognozes apie tai, kas turėtų vykti ekstremalių sąlygų metu – juodųjų skylių viduje, labai ankstyvoje visatoje, Planko skalėje. Ir gravitacinės bangos suteikia naują būdą patikrinti šias teorijas. Kiekviena kvantinės gravitacijos teorija daro šiek tiek skirtingas prognozes apie tai, kaip gravitacinės bangos turėtų elgtis ekstremalių sąlygų metu. Pavyzdžiui, kai dvi juodosios skylės susilieja, paskutinės akimirkos prieš susiliejimą, kai erdvėlaikis yra iškreiptas iki kraštutinumo, gali parodyti kvantinės gravitacijos efektus. Žinoma, šie efektai būtų neįtikėtinai maži. Bet su pakankamai jautriais detektoriais ir pakankamai daug stebėjimų, jie galbūt galėtų būti aptikti. Tai būtų revoliucija, pirmasis tiesioginiai kvantinės gravitacijos stebėjimas, pirmasis žvilgsnis į erdvėlaikio kvantinę struktūrą. Ir tai veda mus prie dar gilesnio klausimo, kodėl visata turi būtent šias fizikos dėsnius. Kodėl gravitacija elgiasi taip, kaip ji elgiasi?
Kodėl erdvėlaikis yra 4 dimensijų? Kodėl yra būtent 4 fundamentalios sąveikos – gravitacija, elektromagnetizmas, stiprioji ir silpnoji branduolinės sąveikos? Kodėl fundamentalios konstantos – šviesos greitis, Planko konstanta, gravitacinė konstanta – turi būtent tas vertes, kurias jos turi? Tai yra klausimai, kurie veda mus už fizikos ribų į filosofijos ir metafizikos sritį. Bet jie prasideda nuo labai konkrečių, išmatuojamų reiškinių. Jie prasideda nuo gravitacinių bangų, kurias LIGO aptiko. Jie prasideda nuo juodųjų skylių, kurios susilieja milijardų šviesmečio atstumu. Jie prasideda nuo erdvėlaikio virpesių, kurie praeina pro mus kiekvieną akimirką. Ir kuo daugiau mes stebime, kuo daugiau mes matome, tuo daugiau klausimų iškyla. Kiekvienas atsakymas atskleidžia naujas mįsles. Kiekvienas atradimas atveria naujas galimybės. Mes esame ant naujos eros slenksčio. Eros, kai mes galime tiesiogiai stebėti erdvėlaikio dinamiką, kai mes galime matyti visatą naujais būdais, kai mes galime užduoti klausimus, kurie dar prieš 10-metį atrodė neįmanomi. Gravitacinės bangos yra ne tik naujas astronomijos įrankis, jos yra naujas būdas suprasti realybės prigimtį, jos yra langas į erdvėlaikio kvantinę struktūrą, į juodųjų skylių paslaptis, į pačios visatos kilmę. Ir mes tik pradedame klausytis. Suprantu puikiai, ką jūs galvojate šiuo momentu. Mes kalbėjome apie kvantinę putą, apie stygų teoriją su 11 dimensijų, apie holografinius principus, apie kirmgraužes į kitas visatas. Tai skamba kaip mokslinė fantastika, tai skamba kaip spekulacijos, nutolę nuo tikros mokslo. Ir turiu būti visiškai sąžiningas su jumis. Dalis to tikrai yra spekulacijos. Štai tiesa, kurią kiekvienas sąžiningas mokslininkas pripažins. Mes nežinome, kas yra erdvėlaikis fundamentaliai. Mes nežinome, ar egzistuoja kvantinė gravitacija tokia, kokią aprašo stygų teorija ar kilpinė kvantinė gravitacija. Mes nežinome, ar yra papildomos dimensijos. Mes nežinome, kas yra juodosios skylės centre. Mes nežinome, ar singuliarumai tikrai egzistuoja. Mes nežinome, kas yra tamsioji materija. Mes nežinome, kas sukėlė didįjį sprogimą. Mes nežinome, kodėl visata turi būtent šias fizikos dėsnius. Tai yra ilgas nežinojimo sąrašas. Ir tai yra gerai. Tai yra tai, kas daro mokslą jaudinančiu. Ne tai, ką mes žinome, bet tai, ko mes dar nežinome. Ne atsakymai, bet klausimai. Bet, ir tai yra esminis, bet apatinis brūkšnys, quote, apatinis brūkšnys 1,0, apatinis brūkšnys, apatinis brūkšnys. Viskas, apie ką kalbėjome, kvantinė gravitacija, stygų teorija, holografinis principas, tai yra mokslinės hipotezės. Jos kyla iš matematikos, iš bandymo suderinti 2 mūsų sėkmingiausias teorijas – bendrąją reliatyvumo teoriją ir kvantinę mechaniką. Jos daro konkrečias, bent jau principiškai patikrinamas prognozes. Ir svarbiausia, jos gali būti klaidingos. Jei eksperimentai parodys, kad jos klaidingos, mokslininkai jas atsisakys ir ieškos naujų teorijų. Tai yra mokslo grožis ir jėga. Ne tai, kad mes žinome viską, bet tai, kad mes turime metodą, patikimą, savęs koreguojantį metodą. Sužinoti daugiau. Ir gravitacinės bangos yra naujas įrankis šiame metode. Jos yra naujas būdas užduoti klausimus visatai ir gauti atsakymus. Taigi leiskite man pasakyti jums, ką mes tikrai žinome. Nespekuliuojame, nehipotezuojame, bet tikrai, neabejotinai žinome. Apie gravitacinės bangas ir erdvėlaikį. Mes žinome, kad erdvėlaikis yra realus, fizinis, dinamingas. Tai nėra abstrakti matematinė konstrukcija, tai nėra tik patogus būdas aprašyti gravitaciją. Erdvėlaikis yra tikras audinys, kuris gali virpėti, bangų lenkti. Gravitacinių bangų aptikimas yra galutinis, neginčiamas to įrodymas. Kai LIGO detektoriai užfiksavo tą signalą 1975 metais rugsėjo 14 dieną, jie užfiksavo ne hipotetinį reiškinį, ne teorinę prognozę, bet tikrą fizinį erdvės virpesį. Mes žinome, kad šie virpesiai keliauja šviesos greičiu, ne greičiau, ne lėčiau, tiksliai šviesos greičiu. Tai patvirtina vieną iš pagrindinių Einšteino teorijos prognozių ir tai turi gilių pasekmių. Tai reiškia, kad gravitacija nėra momentinė jėga, veikianti per atstumą, kaip manė Niutonas. Gravitacijos pokyčiai sklinda banga ir tai užtrunka laiką. Jei Saulė staiga išnyktų,
kas žinoma neįmanoma, bet įsivaizduokime, Žemė tęstų savo orbitą dar 8 minutes ir 19 sekundžių, kol gravitacinė banga, nešanti informaciją apie Saulės išnykimą, pasiektų mus. Mes žinome, kad gravitacinės bangos neša energiją. Kai dvi juodosios skylės susilieja, jos praranda masę. Maždaug 3 Saulių masės vertę energijos išspinduliuojama kaip gravitacinės bangos. Ši energija neišnyksta, ji keliauja per visatą kaip erdvėlaikio virpesiai. Kai ši banga praeina pro planetą, pro žvaigždę, pro galaktiką, ji perduoda mažytę dalį savo energijos, šiek tiek tempia ir suspausdama medžiagą. Energija yra išsaugoma, kaip ir turi būti, pagal fizikos dėsnius. Mes žinome, kad gravitacinės bangos gali būti aptiktos su neįtikėtinu tikslumu. LIGO gali išmatuoti ilgio pokyčius, kurie yra mažesni nei protono branduolio 10,000 dalis. Tai yra vienas iš tiksliausių matavimų, kada nors atliktų žmonijos istorijoje. Ir tai nėra vienkartinis laimėjimas. Nuo pirmojo aptikimo LIGO ir Virgo aptiko 10 gravitacinių bangų įvykių. Kiekvienas aptikimas patvirtina teoriją, kiekvienas aptikimas suteikia naujų duomenų, kiekvienas aptikimas išplečia mūsų supratimą. Mes žinome, kad skirtingi įvykiai sukuria skirtingas gravitacinių bangų formas. Juodųjų skylių susilieja sukuria vieną charakteringą signalą. Ta čiulbesį apatinis brūkšnys, kvautą apatinis brūkšnys 11, apatinis brūkšnys. Tokį įvykį yra per gravitacinės bangas. Prieš LIGO mes buvome akli šiems įvykiams, dabar mes galime juos stebėti tiesiogiai. Mes žinome, kad gravitacinės bangos suteikia nepriklausomą būdą išmatuoti kosminius atstumus. Tai yra milžiniškas dalykas kosmologijoje. Viena didžiausių problemų šiuolaikinėje kosmologijoje yra tai, kad skirtingi atstumo matavimo metodai duoda šiek tiek skirtingus rezultatus Hubble'o konstantai, greičiui, kuriuo visata plečiasi. Tai vadinama Hubble'o įtampa ir tai yra tikra problema. Gravitacinės bangos suteikia visiškai naują, nepriklausomą būdą išmatuoti atstumus ir tai gali padėti išspręsti šią įtampą. Mes žinome, kad gravitacinės bangos patvirtina Einšteino teoriją su neįtikėtinu tikslumu. Kiekvienas aptiktas signalas atitinka teorinės prognozes su nuostabiu tikslumu. Bangos forma, bangos dažnis, bangos amplitudė, bangos polarizacija – viskas atitinka tai, ką Einšteino lygtis prognozuoja. Jei bendroji reliatyvumo teorija būtų neteisinga, mes matytume nukrypimus, bet mes jų nematome. Teorija, sukurta prieš 110 metų, vis dar veikia tobulai. Bet, ir čia prasideda įdomiausia dalis, mes taip pat žinome, kad Einšteino teorija negali būti galutinė tiesa. Ji negali būti paskutinis žodis apie gravitaciją ir erdvėlaikį. Kodėl? Nes ji nesuderinama su kvantinė mechanika. Ir kvantinė mechanika taip pat yra neįtikėtinai tiksliai patikrinta teorija. Abi teorijos negali būti galutinai teisingos, nes jos prieštarauja viena kitai fundamentaliu lygmeniu. Tai reiškia, kad turi būti gilesnė teorija, kuri apima ir bendrąją reliatyvumo teoriją, ir kvantinę mechaniką kaip specialius atvejus. Teorija, kuri veikia ir didelėse skalėse, ir mažose skalėse. Teorija, kuri paaiškina, kas yra erdvėlaikis fundamentaliai. Ir mes dar neturime šios teorijos. Tai yra viena didžiausių atvirų problemų fizikoje. Ir gravitacinės bangos gali padėti ją išspręsti. Kaip? Stebėdami gravitacinės bangas iš ekstremalių įvykių, juodųjų skylių susiliejo, neutroninių žvaigždžių susiliejo, galbūt net iš labai ankstyvos visatos, mes galime ieškoti nukrypimų nuo Einšteino teorijos prognozių. Šie nukrypimai, jei jie egzistuoja, būtų kvantinės gravitacijos parašai. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad stebime 2 juodąsias skyles, kurios susilieja. Paskutinės milisekundės prieš susiliejimą erdvėlaikis tarp jų yra iškreiptas iki kraštutinumo. Kreivumas yra milžiniškas. Gravitaciniai laukai yra neįtikėtinai stiprūs. Jei kvantinė gravitacija turi kokį nors efektą, ji turėtų pasireikšti čia. Galbūt signalas būtų šiek tiek kitoks, nei prognozuoja klasikinė teorija. Galbūt būtų papildomų virpesių, galbūt būtų subtilūs dažnio pokyčiai. Kol kas mes neaptikome jokių tokių nukrypimų, bet tai nereiškia, kad jų nėra. Tai gali reikšti tik tai, kad jie yra per maži, kad būtų aptikti su dabartiniu jautrumu.
Ateities detektoriai jautresni, tikslesni, galinčiai stebėti platesnėme dažnių diapazone, galbūt galės aptikti šiuos subtilės efektus. Arba įsivaizduokite, kad galėtume aptikti gravitacinės bangas iš labai ankstyvos visatos, iš infliacijos laikotarpio, kai visata išsiplėtė eksponentiškai per pirmąją sekundės dalį po didžiojo sprogimo. Šios bangos būtų sukurtos, kai visata buvo neįtikėtinai karšta, neįtikėtinai tanki, kai kvantiniai efektai dominavo. Jos neštų informaciją apie kvantinę gravitaciją, apie erdvėlaikio kvantinę struktūrą, apie pačią visatos kilmę. Tokių bangų aptikimas būtų vienas didžiausių atradimų fizikos istorijoje. Tai būtų tarsi pažvelgti į visatos gimimą. Tai būtų tarsi išgirsti pirmąjį visatos šauksmą. Ir tai nėra neįmanoma. Yra planuojamos observatorijos, tokios kaip LISA kosmose, tokios kaip Einšteino teleskopas Žemėje, kurios galbūt galės aptikti tokias bangas. Bet net jei mes niekada neaptiktume kvantinės gravitacijos efektų tiesiogiai, gravitacinės bangos vis tiek transformuoja mūsų supratimą apie visatą. Jos leidžia mums stebėti erdvėlaikio dinamiką tiesiogiai. Jos leidžia mums matyti įvykius, kurie anksčiau buvo neregimi. Jos leidžia mums patikrinti fizikos teorijas naujais būdais. Jos leidžia mums užduoti klausimus, kurie anksčiau buvo neįmanomi. Ir štai kas yra tikrai stebuklingai. Mes tik pradedame. LIGO veikia vos kelerius metus, Virgo dar trumpiau. Kagra Japonijoje tik pradėjo veikti. Indija planuoja savo detektorių. LISA kosmose bus paleista kitą dešimtmetį. Kiekviena nauja observatorija išplės mūsų gebėjimą girdėti visatą. Kiekviena nauja observatorija atvers naujas galimybės. Įsivaizduokite, kas bus įmanoma po 10 metų, po 20 metų, po 50 metų. Mes turėsime tūkstančius gravitacinių bangų aptikimų. Mes turėsime detalius juodųjų skylių populiacijos žemėlapius, kiek jų yra, kokių masių, kaip jos pasiskirsčiusios visatoje. Mes turėsime neutroninių žvaigždžių susiliejo katalogus, leidžiančius mums suprasti, kaip susidaro sunkieji elementai. Mes galbūt turėsime gravitacinių bangų signalus iš supermasyvių juodųjų skylių galaktikų centruose, pasakojančius mums, kaip galaktikos evoliucionuoja. Mes galbūt turėsime signalus iš ankstyvos visatos, pasakojančius mums apie didįjį sprogimą. Ir kiekvienas šių signalų bus naujas duomenų taškas, nauja galimybė patikrinti teorijas, nauja galimybė sužinoti kažką naujo apie visatą, nauja galimybė priartėti prie atsakymo į fundamentalius klausimus. Kas yra erdvėlaikis, kas yra gravitacija, kaip prasidėjo visata, kas yra tamsioji materija, kas yra tamsioji energija, ar yra kitos visatos? Tai yra klausimai, kurie kadaise atrodė filosofiniai, metafiziniai, už mokslo ribų, bet dabar jie tampa empiriniais klausimais. Klausimais, į kuriuos galime atsakyti stebėdami, matuodami, analizuodami duomenis. Gravitacinės bangos paverčia filosofiją į fiziką. Ir štai kas yra tikrai transformuojančiai. Gravitacinės bangos keičia mūsų santykį su visata. Iki šiol mes stebėjome visatą tik per šviesą, per elektromagnetinę spinduliuotę. Mes buvome tarsi žmonės, kurie gali tik matyti, bet negali girdėti. Mes matėme visatos vaizdą, bet negirdėjome jos garso. Dabar mes galime girdėti. Mes galime girdėti erdvėlaikio virpesius. Mes galime girdėti juodųjų skylių šokį. Mes galime girdėti neutroninių žvaigždžių susidūrimą. Mes galime girdėti visatos simfoniją, ne metaforiškai, bet tiesiogiai. Gravitacinės bangos yra garsas. Ne oras virpesiai, bet erdvės virpesiai. Bet vis tiek garsas, kažkas, ką galime paversti garso bangomis ir išgirsti. Ir kai mes klausomės, mes girdime kažką giliai judančio. Mes girdime kosminę dramą, katastrofas, kurios nutiko prieš milijardus metų, milijardų šviesmečio atstumu. Mes girdime energijos kiekius, kurie prašoka bet kokią žmogišką patirtį. Mes girdime erdvėlaikio audinį, kuris dreba nuo šių tolimų įvykių. Ir mes suprantame, kad esame šio audinio dalis. Kiekvienas mūsų atomas yra įaustas į erdvėlaikį. Kai gravitacinė banga praeina pro mus, ji tempia ir suspaudžia kiekvieną mūsų atomą. Mes esame neatskirti nuo visatos, mes esame visatos dalis. Mes esame būdas, kuriuo visata pažįsta save. Tai yra gili, beveik dvasinė įžvalga. Bet ji kyla ne iš religijos, ne iš filosofijos, ne iš mistikos. Ji kyla iš fizikos, ji kyla iš matavimų, ji kyla iš duomenų.
Gravitacinės bangos mums sako, kad mes esame susiję su visata pačiu fundamentaliausiu būdu, per patį erdvėlaikio audinę. Ir štai kur mes esame dabar šioje akimirkoje, 1926 metais. Mes gyvename laikotarpiu, kai žmonija pirmą kartą gali tiesiogiai stebėti erdvėlaikio dinamiką, kai mes galime girdėti visatos muziką, kai mes galime užduoti klausimus, kurie anksčiau buvo neįmanomi, ir gauti atsakymus iš pačios visatos. Tai yra privilegija, tai yra stebuklas. Ne antgamtinis stebuklas, bet gamtinis stebuklas. Stebuklas kylantis iš fizikos dėsnių, iš matematikos grožio, iš žmogiško smalsumo ir išradingumo. Mes pastatėme mašinas, kurios gali išmatuoti protono 10 000 dalį. Mes sukūrėme teorijas, kurios gali prognozuoti, kaip elgiasi erdvėlaikis ekstremalių sąlygų metu. Mes išmokome klausytis visatos dainos, ir daina tęsiasi. Kiekvieną sekundę, kiekvieną akimirką, kažkur visatoje 2 juodosios skylės susilieja, 2 neutroninės žvaigždės susiduria, supermasinė juodoji skylė praryja žvaigždę. Ir kiekvienas šių įvykių siunčia gravitacinės bangas per visatą. Bangos keliauja milijonus metų, milijardus metų, kol galiausiai pasiekia mus. Ir kai jos pasiekia, mes galime jas aptikti, mes galime jas analizuoti, mes galime sužinoti jų istoriją. Tai yra naujas būdas pažinti visatą, naujas būdas suprasti mūsų vietą joje, naujas būdas matyti ryšį tarp mažiausių dalelių ir didžiausių struktūrų, tarp kvantinės mechanikos ir kosmologijos, tarp to, kas yra čia ir dabar, ir to, kas nutiko prieš milijardus metų, milijardų šviesmečių atstumu. Gravitacinės bangos yra tiltas tarp praeities ir dabarties, tiltas tarp tolimo ir artimo, tiltas tarp žinomo ir nežinomo. Ir mes tik pradedame eiti per šį tiltą. Mes tik pradedame tyrinėti, kas yra kitoje pusėje. Bet viena yra aišku, kelionė pakeis mus. Ji jau keičia mus. Kiekvienas naujas gravitacinių bangų aptikimas yra ne tik naujas mokslinis faktas, tai yra naujas būdas matyti realybę. Naujas būdas suprasti, kas yra erdvė, kas yra laikas, kas yra materija, kas yra energija. Naujas būdas suprasti, kas mes esame. Nes galiausiai, kai mes klausomės gravitacinių bangų, mes klausomės ne kažko išorinio, ne kažko atskirto nuo mūsų. Mes klausomės audinio, iš kurio mes patys esame padaryti. Mes klausomės erdvėlaikio, struktūros, kuri yra ne tik aplink mus, bet ir mumyse, ne tik už mūsų, bet ir mes patys. Gravitacinės bangos mums sako, jūs nesate atskirti nuo visatos, jūs esate visatos dalis. Jūsų atomai buvo sukurti žvaigždėse, jūsų elementai buvo sukurti neutroninių žvaigždžių susilieję metu. Jūsų egzistencija yra įmanoma tik todėl, kad visata turi būtent tokią struktūrą, kokią ji turi. 4 dimensijas, 4 fundamentalias sąveikas, būtent tas fizikos dėsnius, kurie leidžia egzistuoti žvaigždėms, planetoms, gyvybei, sąmoniai. Ir dabar pirmą kartą jūs galite girdėti visatos dainą. Ne metaforiškai, bet tiesiogiai. Gravitacinės bangos praeina pro jūs šią akimirką. Jos tempia ir suspaudžia kiekvieną jūsų atomą. Jos yra neregimos, nejuntamos, bet tikros. Ir mes žmonija išmokome jas aptikti, išmokome jas klausytis, išmokome suprasti jų žinią. Tai yra transformacija, ne tik mokslo transformacija, bet sąmonės transformacija. Transformacija to, kaip mes matome save visatoje. Transformacija to, kaip mes suprantame savo vietą kosminėje istorijoje. Transformacija to, kaip mes suvokėme ryšį tarp mažiausio ir didžiausio, tarp trumpiausio ir ilgiausio, tarp artimiausio ir tolimiausio. Gravitacinės bangos yra ne tik fizikos reiškinys, jos yra kvietimas. Kvietimas klausytis, kvietimas stebėti, kvietimas suprasti, kvietimas pamatyti visatą naujomis akimis, kvietimas išgirsti muziką, kuri grojo milijardus metų, bet kurią mes galime girdėti tik dabar. Ir muzika tęsiasi, daina niekada nesibaigia. Kiekvieną akimirką kažkur visatoje erdvėlaikis dainuoja. Ir mes pirmą kartą žmonijos istorijoje galime klausytis. Yra klausimas, kuris kyla natūraliai po viso to, ką girdėjome. Klausimas, kuris galbūt jau seniai sukasi jūsų galvoje. Jei erdvėlaikis yra fizinis audinys, jei jis gali virpėti ir bangų, jei jis gali būti išlenktas ir suspaustas, tai kas jis yra iš tikrųjų? Ne kaip jis elgiasi, ne kokias lygtis jis tenkina, bet kas jis yra fundamentaliai.
Ir čia prasideda viena įdomiausių filosofinių kelionių šiuolaikinėje fizikoje. Nes atsakymas į šį klausimą veda mus į dar gilesnį klausimą. Ar erdvė ir laikas yra kažkas fundamentalaus? Ar jie yra emergentiniai, atsirandantys iš kažko dar gilesnio? Pagalvokite apie temperatūrą. Kai jūs liečiate karštą puodelį kavos, jūs jaučiate šilumą. Temperatūra atrodo kaip fundamentali savybė, kažkas, kas tiesiog egzistuoja. Bet fizika mums sako, kad temperatūra nėra fundamentali, tai yra emergentinis reiškinys. Temperatūra yra vidutinė molekulių kinetinė energija. Kai molekulės juda greičiau, temperatūra didesnė, kai jos juda lėčiau, temperatūra mažesnė. Pati temperatūros sąvoka neturi prasmės vienai molekuliai. Jie atsiranda tik tada, kai turite milijardų molekulių. Ar erdvė ir laikas gali būti kažkas panašaus? Ar jie gali būti emergentiniai reiškiniai, atsirandantys iš gilesnės, fundamentalesnės struktūros? Kai kurie fizikai mano, kad taip. Jie mano, kad erdvė ir laikas nėra fundamentalūs ingredientai realybės, bet kažkas, kas atsiranda iš kvantinės informacijos, iš susipynimo, iš kažko, kas yra dar giliau nei erdvė ir laikas. Įsivaizduokite, kad visata fundamentaliai yra ne erdvė su objektais joje, bet informacijos tinklas, kvantinių bitų tinklas, kurie yra susiję vienas su kitu sudėtingais būdais. Erdvė, tai ką mes suvokiame kaip atstumą tarp objektų, gali būti tik būdas aprašyti, kaip stipriai šie kvantiniai bitai yra susiję. Du objektai yra arti vienas kito, jei jų kvantinės būsenos yra stipriai susipynusios. Jie yra toli vienas nuo kito, jei jų būsenos yra silpnai susipynusios. Pagal šią viziją erdvė nėra scena, kurioje vyksta įvykiai. Erdvė yra santykių tinklas. Ir gravitacinės bangos, erdvė-laiko virpesiai, būtų pokyčiai šiame santykių tinkle. Kai dvi juodosios skylės susilieja milijardo šviesmečių atstumu, jos pakeičia kvantinių susipynimų struktūrą ir šis pokytis sklinda per tinklą kaip banga. Tai skamba abstrakčiai, beveik mistiškai, bet tai yra griežta matematinė idėja, kylanti iš bandymo suprasti juodųjų skylių termodinamiką ir holografinį principą. Ir ji turi patikrinamas pasekmes. Jei erdvė tikrai yra emergentinė iš kvantinės informacijos, tai turėtų būti subtilūs efektai, galbūt labai mažos koreliacijos gravitacinių bangų signaluose, galbūt tam tikri apribojimai tam, kaip informacija gali būti paskirstyta erdvėje. Bet, ir tai yra esminis bet, mes dar nežinome, ar ši idėja yra teisinga. Tai yra hipotezė. Graži, matematiškai nuosekli hipotezė, bet vis tiek hipotezė. Mes neturime eksperimentinių įrodymų, kad erdvė yra emergentinė. Mes neturime eksperimentinių įrodymų, kad ji nėra emergentinė. Mes tiesiog nežinome. Ir tai veda mus prie kažko fundamentalaus apie mokslo prigimtį ir žmogaus pažinimo ribas. Yra dalykai, kuriuos mes žinome. Yra dalykai, kuriuos mes nežinome, bet galime sužinoti. Klausimai, į kuriuos galime atsakyti, stebėdami, eksperimentuodami, matuodami. Ir yra dalykai, kuriuos mes nežinome ir galbūt niekada nesužinosime. Klausimai, kurie gali būti už empirinio tyrimo ribų. Kur yra riba tarp antrojo ir trečiojo? Kur baigėsi tai, ką galime sužinoti, ir prasideda tai, ko negalime? Tai yra vienas giliausių klausimų mokslo filosofijoje. Ir gravitacinės bangos padeda mums tyrinėti šią ribą. Pavyzdžiui, pagalvokite apie klausimą, kas yra juodosios skylės centre. Einšteino teorija sako, singuliarumas – taškas, kuriame erdvėlaikio kreivumas tampa begalinis. Bet mes negalime stebėti singuliarumo tiesiogiai. Jis yra už įvykių horizonto, ribos, už kurios nieko negali pabėgti, net šviesa. Jokia informacija iš singuliarumo negali mus pasiekti. Tai yra fundamentalus apribojimas, ne tik techninis. Taigi, kaip mes galime sužinoti, kas ten yra? Vienas būdas yra netiesioginis – stebėti, kaip juodosios skylės elgiasi ir bandyti išvesti, kas turi būti viduje. Gravitacinės bangos suteikia naują būdą tai daryti. Kai dvi juodosios skylės susilieja, paskutinės akimirkos prieš susiliejimą, kai jų įvykių horizontai beveik liečiasi, gali atskleisti informaciją apie jų vidinę struktūrą. Bet yra riba, kiek mes galime sužinoti. Jei singuliarumas tikrai egzistuoja, jei ten tikrai yra taškas, kuriame visos fizikos dėsniai žlunga, tai mes niekada negalėsime tiesiogiai stebėti, kas ten vyksta.
Mes galime tik spekuliuoti, ekstrapoliuoti, bandyti sukonstruoti teorijas, kurios paaiškintų, ką mes matome iš išorės. Arba pagalvokite apie klausimą, kas buvo prieš didįjį sprogimą? Ar buvo prieš? Ar laikas prasidėjo su didžiuoju sprogimu? Ar buvo kažkas anksčiau? Tai yra klausimai, kurie gali būti už empirinio tyrimo ribų. Jei visas erdvėlaikis prasidėjo su didžiuoju sprogimu, tai nėra prieš. Laikas tiesiog prasideda tame taške. Bet jei buvo kažkas prieš, galbūt ankstesnė visata, kuri sutraukė ir paskui atšoko į naują didįjį sprogimą, tai kaip mes galėtume tai sužinoti? Ar yra kokia nors informacija iš prieš, kuri galėjo išlikti? Gravitacinės bangos iš labai ankstyvos visatos, iš infliacijos laikotarpio galbūt galėtų nešti tokią informaciją. Bet tai yra spekuliatyvu. Mes nežinome, ar tokios bangos egzistuoja. Mes nežinome, ar galėtume jas aptikti. Mes nežinome, ar jos tikrai neštų informaciją apie tai, kas buvo prieš didįjį sprogimą, jei buvo prieš. Ir tai yra gerai, tai yra sveika. Mokslas nėra apie tai, kad turime visus atsakymus. Mokslas yra apie tai, kad žinome, kokius klausimus galime užduoti, kokius klausimus galime atsakyti ir kokius klausimus gali būti už mūsų pasiekiamumo ribų. Mokslas yra apie sąžiningumą. Sąžiningumą apie tai, ką žinome, ir sąžiningumą apie tai, ko nežinome. Ir štai, ką mes tikrai nežinome apie erdvėlaikį ir gravitacinės bangas. Mes nežinome, kas yra erdvėlaikis fundamentaliai. Ar jis yra kažkas fundamentalaus, ar emergentinis iš kvantinės informacijos, ar sudarytas iš diskrečių vienetų, ar tolydus iki pat Planko skalės. Mes turime hipotezes, turime teorijas, bet neturime eksperimentinių įrodymų. Mes nežinome, ar singuliarumai tikrai egzistuoja. Einšteino teorija juos prognozuoja, bet Einšteino teorija žlunga būtent tose vietose, kur ji prognozuoja singuliarumus. Tai yra ženklas, kad teorija pasiekė savo ribas. Kvantinė gravitacija galbūt išspręs singuliarumus, bet mes dar neturime veikiančios kvantinės gravitacijos teorijos. Mes nežinome, ar yra papildomos erdvės dimensijos. Stygų teorija jas prognozuoja, bet mes neturime jokių eksperimentinių įrodymų. Gravitacinės bangos galbūt galėtų atskleisti papildomas dimensijas, jei jos egzistuoja ir jei jos yra pakankamai didelės, bet kol kas mes nieko neaptikome. Mes nežinome, kas yra tamsioji materija, ar tai yra naujos dalelės, ar tai yra pirminės juodosios skylės, ar tai yra kažkas visiškai kitokio. Gravitacinės bangos galbūt padės atsakyti į šį klausimą, bet kol kas mes nežinome. Mes nežinome, kas yra tamsioji energija, paslaptinga energija, kuri sudaro maždaug 68% visos energijos visatoje ir kuri verčia visatą plėstis vis greičiau. Ar tai yra vakuumo energija, ar tai yra nauja fundamentali laukas, ar tai yra ženklas, kad mūsų gravitacijos teorija yra neteisinga didelėse skalėse? Mes nežinome. Mes nežinome, ar yra kitos visatos. Daugelio visatų hipotezė, idėja, kad mūsų visata yra tik viena iš begalės visatų, kiekviena su skirtingomis fizikos dėsniais, yra populiari kai kurių kosmologų tarpe. Bet ji gali būti nepatikrinama. Jei kitos visatos yra visiškai atskirtos nuo mūsų, jei jokia informacija negali keliauti iš vienos visatos į kitą, tai kaip mes galėtume kada nors sužinoti, ar jos egzistuoja? Mes nežinome, kodėl visata turi būtent šias fizikos dėsnius, kodėl 4 dimensijos, kodėl 4 fundamentalios sąveikos, kodėl fundamentalios konstantos turi būtent tas vertes. Ar tai yra atsitiktinumas, ar tai yra būtinybė, ar tai yra antropinis principas, idėja, kad fizikos dėsniai turi būti tokie, kad leistų egzistuoti stebėtojams, nes kitaip nebūtų nieko, kas galėtų užduoti klausimą. Tai yra ilgas nežinojimo sąrašas. Ir jis yra svarbus. Jis yra svarbus, nes jis primena mums, kad mokslas nėra užbaigtas. Jis primena mums, kad yra dar daug, ko mes nežinome. Jis primena mums, kad kiekvienas atsakymas atskleidžia naujas mįsles. Bet jis taip pat primena mums kažką dar svarbesnio. Nežinojimas nėra silpnybė. Nežinojimas yra galimybė. Kiekvienas neatsakytas klausimas yra kvietimas tyrinėti, eksperimentuoti, galvoti. Kiekvienas neatsakytas klausimas yra durys į naują supratimą. Ir gravitacinės bangos atvėrė naujas duris. Jos atvėrė duris į erdvėlaikio dinamikos stebėjimą. Jos atvėrė duris į juodųjų skylių vidaus tyrimą.
Jos atvėrė duris į ankstyvos visatos istoriją. Jos atvėrė duris į klausimus, kurie anksčiau buvo tik filosofiniai, bet dabar tampa empiriniais. Bet galbūt svarbiausia, gravitacinės bangos atvėrė duris į naują būdą matyti mūsų santykį su visata. Ir čia mes grįžtame prie to, nuo ko pradėjome, prie jūsų, čia ir dabar, skaitančio šiuos žodžius. Prisiminkite, ką sakėme pradžioje. Šią akimirką, kai skaitote šiuos žodžius, pro jūs praeina gravitacinės bangos. Jos tempia ir suspaudžia kiekvieną jūsų kūno atomą tokiu neįtikėtinai mažu mastu, kad jūs to niekada nejaučiate. Bet tai vyksta. Jūs esate nematomas instrumentas, kuriuo groja visata. Dabar po viso to, ką girdėjome, mes galime suprasti, ką tai tikrai reiškia. Tai reiškia, kad jūs nesate atskirtas nuo visatos, jūs nesate stebėtojas, žiūrintis į visatą iš išorės. Jūs esate visatos dalis. Jūsų kūnas yra sudarytas iš atomų, kurie buvo sukurti žvaigždėse. Jūsų sunkieji elementai, geležis jūsų kraujyje, kalcis jūsų kauluose, buvo sukurti neutroninių žvaigždžių susiliejo metu. Įvykiuose, kurie taip pat ir spindulavo gravitacinės bangas. Jūsų egzistencija yra įmanoma tik todėl, kad visata turi būtent tokią struktūrą, kokią ji turi. Jei gravitacinė konstanta būtų šiek tiek kitokia, žvaigždės negalėtų susiformuoti. Jei stiprioji branduolinė sąveika būtų šiek tiek kitokia, anglies atomai negalėtų susiformuoti. Jei elektromagnetinė sąveika būtų šiek tiek kitokia, molekulės negalėtų susiformuoti. Jūs esate čia todėl, kad visatos fizikos dėsniai leidžia egzistuoti sudėtingoms struktūroms – atomams, molekulėms, ląstelėms, organizmams, sąmoniai. Ir dabar, pirmą kartą žmonijos istorijoje, jūs galite suprasti tai ne tik intelektualiai, bet ir tiesiogiai. Jūs galite išgirsti gravitacinės bangas, ne metaforiškai, bet tiesiogiai, kai lygo duomenys paverčiami garso bangomis. Jūs galite pamatyti erdvėlaikio virpesius, ne metaforiškai, bet tiesiogiai, kai lygo detektoriai užfiksuoja signalą. Jūs galite suprasti, kad erdvėlaikis nėra abstraktus, bet fizinis, realus, dinamingas. Tai yra transformacija sąmonės. Ne mistinė transformacija, bet mokslinė transformacija. Transformacija kylanti iš supratimo, iš žinojimo, iš stebėjimo. Transformacija, kuri sako, jūs esate visatos dalis ir visata yra jūsų dalis. Bet štai kas yra dar giliau. Ši transformacija taip pat primena mums apie mūsų atsakomybę. Jei mes esame visatos dalis, jei mūsų egzistencija yra įmanoma tik todėl, kad visata turi būtent tokią struktūrą, tai mes turime atsakomybę suprasti šią struktūrą, saugoti ją, gerbti ją. Gravitacinės bangos keliauja milijardus metų, nešdamos informaciją apie kosminius įvykius. Jos praeina pro galaktikas, pro žvaigždes, pro planetas ir galiausiai jos pasiekia Žemę. Mažą mėlyną planetą, skriejančią aplink vidutinę žvaigždę galaktikos pakraštyje. Ir ant šios planetos yra būtybės, žmonės, kurie pastatė mašinas, galinčias aptikti šias bangas, kurie sukūrė teorijas, galinčias paaiškinti šias bangas, kurie gali klausytis visatos dainos. Tai yra neįtikėtina, tai yra stebuklingai, ne todėl, kad tai yra antgamtiška, bet todėl, kad tai yra gamtiška. Natūrali pasekmė fizikos dėsnių, evoliucijos, sąmonės atsiradimo. Visata sukūrė būdą pažinti save ir tas būdas esate jūs. Bet tai taip pat reiškia, kad mes turime atsakomybę. Atsakomybę tęsti tyrinėjimą, atsakomybę užduoti klausimus, atsakomybę ieškoti atsakymų, atsakomybę perduoti žinias kitoms kartoms, atsakomybę saugoti planetą, kuri leido mums egzistuoti, atsakomybę gerbti visatą, kuri mus sukūrė. Gravitacinės bangos mums primena, kad mes esame laikini. Žvaigždės, kurios sukūrė mūsų atomus, jau seniai mirė. Neutroninės žvaigždės, kurios sukūrė mūsų sunkiuosius elementus, susiliejo prieš milijardus metų. Juodosios skylės, kurios įspindulavo gravitacinės bangas, kurias mes dabar aptinkame, susiformavo, kai Žemė dar neegzistavo. Ir ateityje, tolimoje ateityje, po milijardų metų, Saulė taps raudonąja milžine ir praris Žemę. Galaktikos tolsta viena nuo kitos dėl visatos plėtimosi. Galiausiai po neįsivaizduojamai ilgo laiko visos žvaigždės išdegs. Visos juodosios skylės išgaruos per Hawkingo spinduliuotę. Visata taps šalta, tamsi, tuščia. Bet tai yra ne priežastis liūdėti, tai yra priežastis vertinti.
vertinti šią akimirką. Vertinti tai, kad mes esame čia, dabar, galintys stebėti, galintys suprasti, galintys klausytis visatos dainos. Vertinti tai, kad mes gyvename laikotarpiu, kai žvaigždės dar šviečia, kai galaktikos dar formuojasi, kai gyvybė dar egzistuoja, kai sąmonė dar gali užduoti klausimus. Mes esame tarp didžiojo sprogimo ir galutinės šilumos mirties. Mes esame tarp visatos gimimo ir jos pabaigos. Ir šioje trumpoje akimirkoje, trumpoje kosminės istorijos mastu, nors jie atrodo ilga mūsų mastu, mes turime privilegiją būti čia, stebėti, suprasti. Gravitacinės bangos yra priminimas apie šią privilegiją. Jos yra priminimas, kad visata yra ne tik erdvė ir laikas, ne tik materija ir energija, bet ir grožis, ir stebuklas, ir paslaptis. Jos yra priminimas, kad yra daug, ko mes nežinome, bet taip pat daug, ką mes galime sužinoti. Jos yra priminimas, kad kiekvienas atsakymas atskleidžia naujas mįsles ir kad tai yra gerai, nes tai reiškia, kad kelionė niekada nesibaigia. Ir štai kur mes grįžtame prie pradžios. Prisiminkite pirmąjį klausimą, kurį uždavėme. Kas vyksta jūsų kūne šią akimirką? Jūsų širdis plaka, jūsų kraujas teka, jūsų neuronai siunčia impulsus. Bet yra dar kažkas. Kažkas, ko jūs niekada nejaučiate, nors tai vyksta kiekviename jūsų atome. Dabar mes žinome, kas tai yra. Tai yra gravitacinės bangos, erdvėlaikio virpesiai, atkeliavę iš milijardų šviesmečio atstumo, iš įvykių, kurie nutiko prieš milijardus metų. Jos tempia ir suspaudžia kiekvieną jūsų atomą, tokiu neįtikėtinai mažu mastu, kad jūsų ūgis keičiasi mažiau nei 1 protono branduolio 10,000 dalimi. Bet dabar mes taip pat žinome, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad jūs esate susiję su visata pačiu fundamentaliausiu būdu. Tai reiškia, kad jūsų atomai yra įausti į erdvėlaikio audinį. Tai reiškia, kad kai visata dainuoja, kai juodosios skylės susilieja, kai neutroninė žvaigždė susiduria, kai erdvėlaikis virpa, jūs esate instrumentas, kuriuo ji groja. Ir dabar, pirmą kartą žmonijos istorijoje, mes galime klausyti šios dainos, ne metaforiškai, bet tiesiogiai. Mes pastatėme mašinas, kurios gali girdėti erdvėlaikio virpesius. Mes sukūrėme teorijas, kurios gali paaiškinti šios virpesius. Mes išmokome versti kosminius įvykius į garsą, kurį galime išgirsti. Tai yra stebuklas. Ne antgamtinis stebuklas, bet gamtinis stebuklas. Stebuklas kylantis iš fizikos dėsnių, iš žmogiško smalsumo, iš mūsų gebėjimo užduoti klausimus ir ieškoti atsakymų. Tai yra stebuklas, kuris sako, visata yra pažini. Realybė yra suprantama. Paslaptys gali būti atskleistos. Bet tai taip pat yra stebuklas, kuris sako, yra daug, ko mes dar nežinome. Yra klausimai, į kuriuos mes dar neturime atsakymų. Yra paslaptys, kurios dar laukia atskleistos. Ir galbūt kai kurios paslaptys visada liks paslaptimis. Ne todėl, kad mes esame per kvailai jas suprasti, bet todėl, kad jos gali būti už empirinio tyrimo ribų. Ir tai yra gerai, tai yra gražu, nes tai reiškia, kad visata visada bus didesnė už mūsų supratimą. Tai reiškia, kad visada bus daugiau, ką galima sužinoti. Tai reiškia, kad kelionė niekada nesibaigia. Gravitacinės bangos yra ne pabaiga, bet pradžia. Pradžia naujos eros, kai mes galime tiesiogiai stebėti erdvėlaikio dinamiką. Pradžia naujų atradimų, naujų klausimų, naujų stebuklų. Pradžia gilesnio supratimo apie tai, kas yra erdvė, kas yra laikas, kas yra realybė. Ir galbūt svarbiausia, pradžia gilesnio supratimo apie tai, kas esame mes. Neatskirti nuo visatos, bet jos dalis. Nestebėtojai žiūrintys iš išorės, bet dalyviai įausti į patį erdvėlaikio audinį. Neatsitiktiniai, bet būtini, nes visata, kuri gali pažinti save, yra kitokia nei visata, kuri negali. Jūs esate būdas, kuriuo visata pažįsta save. Jūsų akys yra būdas, kuriuo visata mato save. Jūsų ausys yra būdas, kuriuo visata girdi save. Jūsų protas yra būdas, kuriuo visata supranta save. Ir dabar, kai jūs žinote apie gravitacinės bangas, kai jūs suprantate, kad erdvėlaikis yra fizinis audinys, kuris gali virpėti ir dainuoti, jūs galite klausytis visatos dainos ne tik intelektualiai, bet ir tiesiogiai. Jūs galite suprasti, kad kiekviena akimirka, kiekviena sekundė pro jūs praeina bangos iš tolimų kosmoso kampų, neždamos istorijas apie įvykius, kurie nutiko prieš milijardus metų.
Ir galbūt, kai užmerksite akis šį vakarą, kai gulėsite lovoje prieš užmigdami, jūs galėsite pagalvoti apie tai. Pagalvoti apie tai, kad šią akimirką pro jūs praeina gravitacinės bangos. Pagalvoti apie tai, kad jūsų atomai buvo sukurti žvaigždėse. Pagalvoti apie tai, kad jūs esate visatos dalis ir visata yra jūsų dalis. Ir galbūt jūs pajusite kažką. Ne fiziškai, nes gravitacinės bangos yra per silpnos, kad jas pajustumėte, bet emociniškai, filosofiškai, dvasiškai. Galbūt jūs pajusite ryšį su kažkuo didesniu už save. Ryšį su kosminė istorija, kuri tęsiasi milijardus metų. Ryšį su visata, kuri yra ne tik aplink jūs, bet ir jūsų viduje. Tai nėra religija, tai nėra mistika, tai yra mokslas. Bet tai yra mokslas, kuris veda mus į kažką gilesnio, į supratimą, kad mes esame neatskirti nuo gamtos, bet jos dalis. Kad mes esame ne išimtis iš fizikos dėsnių, bet jų pasekmė. Kad mes esame ne atsitiktinumas, bet būtinybė, nes visata, kuri gali sukurti sąmonę, yra kitokia nei visata, kuri negali. Gravitacinės bangos yra priminimas apie šią tiesą. Jos yra priminimas, kad visata yra ne tik materija ir energija, bet ir informacija, ir grožis, ir paslaptis. Jos yra priminimas, kad yra daug, ko mes nežinome, bet taip pat daug, ką mes galime sužinoti. Jos yra priminimas, kad kiekvienas atsakymas atskleidžia naujas mįsles ir kad tai yra ne problema, bet dovana. Nes galiausiai, kas būtų gyvenimas be paslaptingumo, kas būtų mokslas be klausimų, kas būtų visata be nežinomybės. Galbūt klausimai yra svarbesni už atsakymus. Galbūt kelionė yra svarbesnė už tikslą. Galbūt paslaptis yra ne kažkas, ką reikia išspręsti, bet kažkas, kuo reikia džiaugtis. Gravitacinės bangos mums sako, visata dainuoja. Ir daina niekada nesibaigia. Kiekviena akimirka kažkur kosminėje erdvėje erdvėlaikis virpa. Kiekviena akimirka nauja banga pradeda savo kelionę per visatą. Kiekviena akimirka visata sukuria naują garsą. Ir mes, pirmą kartą žmonijos istorijoje, galime klausytis. Galime girdėti, galime suprasti. Tai yra privilegija, tai yra stebuklas, tai yra dovana. Ir galbūt, kai užmerksite akis šį vakarą, jūs galėsite pagalvoti apie tai. Pagalvoti apie tai, kad jūs esate čia, dabar, šioje akimirkoje, galintys klausytis visatos dainos. Pagalvoti apie tai, kad jūs esate visatos dalis, kuri gali pažinti save. Ir galbūt jūs pajusite dėkingumą. Ne kam nors, bet tiesiog dėkingumą už tai, kad esate čia. Dėkingumą už tai, kad visata turi tokią struktūrą, kuri leidžia egzistuoti jums. Dėkingumą už tai, kad galite stebėti, galite suprasti, galite klausytis. Nes galiausiai, ar ne tai yra svarbiausias dalykas? Ne tai, kiek mes žinome, bet tai, kad mes galime žinoti. Ne tai, kiek mes suprantame, bet tai, kad mes galime suprasti. Ne tai, kiek mes girdime, bet tai, kad mes galime girdėti. Visata dainuoja ir jūs galite klausytis. Tai yra viskas ir tai yra pakankamai.